Mūsų šiandienos rėmėjas yra Kelmas. Kelmas. Šile. Jūs repetuodavot sinagogoje. Taip. Iš tikrųjų tai galiu pasakyti, tikrai gera aura. Koširna. Tau asmeniškai yra skambinęs Stevenas Tyleris. Taip. Ir bandė nupirkti kelias pas tave? Taip. O tu jam? Va. Pala. Biškai aukština. Geras čia. Kaip jisai vadinasi? Kur griauna namus dabar šitie, ne? Palauk, kaip jisai? Meškėnas. Sraigė. Ne. Ai. Nesraigė čia. Kaip. Žinai, šitas gyvūnas, kur suodega, kur užsikabina ir tas toks mažiukas su liežuviu, kur gaudo šitągi žiogus, ne? Jo? Taip, pelė. Kaip jis vadinasi? Pelė. Ką čia pastumti? Gal muzikos tada kokios pasiklausom? Kad nebūtų karo. Gerai būtų, kad nebūtų karo. Eisi kariauti? Ne. Bet sinagogai, žinau, kad nesivaidendavo. Nesivaidendavo? Ne. Tai jo, kaip tai vaidensis? Bet galiu pasakyti, ne rimtas baris, mes, pavyzdžiui, net gyvenom tenai. Kažkaip, kaip nebūtų keista, bet, pavyzdžiui, kad ir tas, paskutinis mūsų šitągi šlageris, kaip jisai. Nelipo netgi pačiam Dariui. Įsivaizduoju. Draugai, o šis epizodas jums yra pristatomas mūsų Contribui rėmėjų. Jeigu tapsite mūsų Contribui rėmėjų, tai galėsite matyti mūsų laidą vieną dieną cielą, vieną dieną anksčiau. Ir labai jums ačiū, kad būnate su mumis. Okay. Gerai, kaip tik, žinai. 1, 2, 3. Aš visą laiką, kai Šakiros klausausi, tai man atrodo, kad jinai, aš nežinau, kodėl pas ją balsas toksai, kur atrodo, kad juostelę traukia. Žinai, kaip ant senų magnetofonų. Čia yra stilius, yra dainavimo stilius. Jo, yra toksai, pavyzdžiui, kaip Cher, ar ne? Ir dabar yra paskui, prieš kokį gal 10 metų pasirodė vaikinukas, dainuojantis grinai Cher balsu, bičas. Roko muzika pas mus atrodo per šitą Rock FM leidžia, netgi dažnai. Nu, konkrečiai, bet čia yra, žinai, kas yra, čia yra balso pastatymas. Taip. Čia yra mokytojo, čia mokytojo, jo, yra obuolyčio, bulvita. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, man tai yra keista, kai yra tas čiuvakas, kuris prisidėjo netgi prie Bohemian Rhapsody filmo. Matėjai? Nu, aišku. Žiūrėjau, specialiai pažiūrėjau, nors šiaip nenorėjau žiūrėti, bet kažkaip, žinai, dėl to, kad nuo vaikystės kažkaip labai gerbiau Merkurį, žinai, nu... Taip, negali sakyti, kad jis man nuostabus daininkas, tiesiog mokydavais iš jo dainuoti ir viskas. Bet prašyčiau, jisai nuostabus daininkas, jisai jau tenais, Ir pažiūrėjau, tas vaikinukas, jis man, aišku, gerai, jisai įkūnės, visą kitą, bet... Bet būtent vienas iš tų žmonių, kurie įgarsino, nes viskas tvarkoja, aktorius atvaidino puikiai, bet vienas iš tų, kuris įgarsino būtent dainas, tai yra toks čiuvakas, aš net neprisimenu jo vardą, bet jisai tokio panašumo, tembro, technikos. Tai gal dabar, kur šitągi paskutiniu metu, kur pas mus buvo atvažiavę Kvynai, ne? Su to dainininku. Ne. Jisai, Adamas Lambertas, ne tas. Ne tas, ai. Va, to būtent yra vienas šivakas, nes internete aš pamačiau, aš nesupratau, kas vyksta, bet kartais kars nuo karto ta gamta iškrečia tokių reikalų, kur atrodo, jau Fredis, čia, žinai, kaip Michaelas Jordanas, vienas per... Čia duota gamto, žinok, tai lygiai taip pat, kaip ir Jonas Johnsonas, ane, įsidėsi, ane, irgi daleisim. Senelis, pažiūrėk, šoferis, jeigu tai pasakysim, vairuotojas, ane, konkretus vairuotojas. Taip. Biciukas, kepurytė, šitiek staukti, tai ir vienetinis, akselas vienetinis, ane, skaitykas, ane, gerai, galim dar Def Leppardus paimti, irgi dar toks specifiškai, irgi dainuoja specifiškai, taip, ane, Mansonas specifiškai dainuoja, gerai, bet Mansonas, žinai, jisai toks savo, žinai, biškai toks, žinai, bet... nežinau, aš tai Mansoną mėgstu, mes jo labiau, kad 2 kartus jos apšildėm, tai... Tu apšildė Mansoną? 2 kartus. Wow. Super, žinok, jo. Wow. Ar čia buvo kur? Pirmas buvo šitągi Žalgirio stadione Vilniuje. Taip. Dar šitągi, dar pirmas koncertas, o antras buvo šitągi arenai Žalgirio.
Nice. Aš į Mansoną kažkaip tai niekartą nenuėjau. Geras, man tai patiko, fainai. Nu, aišku, tai, žinai, toks bendas, žinai, ir viskas, o šitagi muzikantai, gitaristas, bosistas, žinok, va čia mes kai buvom šitagi Vilniuje, va, Žalgirio stadione, mes tokie buliukai, žinai, o tie tokie kudučiai, tokie, žinai, tokie, ant tokių platformikių visi, žinai, tai visi, tokie, bliot, galvoju, hebridė, kokie tokie, nu, kaip infantilai, suprantate, vos ne taip, žinai, nu, toks, bet tokie faini, žinai, faini muzikantai labai tokie. Vienas iš Švedas, žinai, yra ten, nu, tapšne tokie. Šiaip iš viso muzikantai yra ypatinga kasta žmonių, man tai patinka, kai, nu, jie, vėlgi, tai muzikantai, man visą laiką atrodo žmonės, kurie yra aukščiau kažkokių tai ideologijų. Žinai, kai tavo ideologija yra pagrindinė muzika, tai tu kaip ir, tu joje ir gyveni. Kai žmogus gyvena muzikoje, tai jisai toksai tyresnis gaunasi. Tai va, žinok, aš to noriu tą dalyką pasakyti. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, žinai, kad gyvenu svajoniai. Tikrai, visai nesenai apie tai pradėjau galvoti. Niekada nebuvau apie tai susimąstęs. Paskui pradėjau galvoti, palauk, aš gyvenu savo svajoniai. Svajojau būti dainuoti ar ne, svajojau aplamai groti būti ant scenos. Ir dabar tas dalykas vyksta, nes aš esu profesionalus dainininkas ar ne, muzikantas. Ir aš tik dabar pradėjau tą suvokti, kad iš tikrųjų gyvenu savo svajoniai. Nu, tiesiog, nu, tai be galo nuostabu yra. Ir čia yra sunkiai pasiekiama svajonė, jeigu tai paimsime na pavyzdžiui, iš žmonių, su kuriais tu pradėjai dainuoti, su kuriais pradėjai muzikuoti aplamai. Kurie muzikavo tuo metu, kai tu pradėjai muzikuoti. Iš tų žmonių, kurie pradėjo būtent tuo metu. Taigi... Praktiškai neliko nieko. Kiek yra lengva mesti. Jo, ir praktiškai dauguma yra pakeitę, nes tai yra fantastiškai sudėtingas darbas išlikti aktualiam ilgą laiką. Tai yra vienas iš, nu aš nežinau, kitos profesijos, kur būtų taip sunku išlikti profesijoje. Na, žinok, jo, ir palyginus dar pagal mūsų, pavyzdžiui, šalies, žinai, visą apimti žmonių kiekį. Nes, pavyzdžiui, pas mus per maža šalis, mes, pavyzdžiui, visos žvaigždės dar leisim būtume milijonieriai. Milijardieriai lygiai taip pat kaip ir, pavyzdžiui, visur ir kitur, bet pas mus nėra perkamos galios. Nėra kalbos. Tas ir viskas, ir daugiau niekur, viskas yra, kitaip nieko tai nepakeisti. Čia yra tie patys miestai, tos pačios gyvenvietės, tie patys kaimai, ne, ir tos pačios kultūros rūmai, ir tie patys šitagi stadionai ir arenos, ne, viskas. Bet jų keletas tik tai yra. Ne keli šimtai tūkstančių, bet tik tai keletas. Pažiūrėk, jau pusę Lenkijos, ar ne, paimk ir taip, pažiūrėk. Lenkai ten, nu, pasakysiu, daleisim, blogesnio lygio muzikantai negu mes, gyvena geriau negu mes, ar ne? Jeigu taip, todėl, kad yra perkamumo galia didesnė, tu išleidai albumą, tu iš karto pinigų gauni, pažiūrėk. Tas, kad ir po 10 centų, ar ne, kiek Lenkijoje gyventojų? Ir kiek pas mus gyventojai. Taip. Ne, tai yra lygiai tas pats su bet kuriais scenos artistais. Taip, aš apie visus kalbu, ne apie vieną apie mus. Pavyzdžiui, kaip su komikais yra. Jeigu Amerikoje yra pusė velnio komikas, tai jisai pasirašo savo programą, jisai su jie gali keliauti po 20 metų. Lygiai taip pat, kaip ir didelėje Rusijoje, lygiai tas pats irgi. Pasidaro programą ir 2 metus važiuoja su programa žmonės. Tai Rusijoje iš viso netgi būna, kad man labai patinka žiūrėti dokumentinius filmus apie 90-uosius ir Rusijoje, kai būdavo, pavyzdžiui, padarai vieną hitą ir viskas. Ir tu gyvenimu jau esi apsirūpinęs. Na, žinoma, yra būdų, kaip tą gėrį ištaškyti greičiau. Yra būdų, aš nesakau, kad nėra įmanoma ištaškyti, bet jo, o Lietuvoje yra priedo dar turėjo omeny, kad yra keli miestai ir jeigu tu groji roką, pavyzdžiui, tai gali būti kokiam nors Visvaldavo jau ir nesuprastas. Gali. Anksčiau, žinok, iš tikrųjų pačioje pradžioje tai taip, bet matai, pati pradžia 90 buvo visiems viskas įdomu ir viskas, kas buvo nauja, ar ne, tas, kas buvo matoma ar girdima, ar nugirdima, ar neapčiuopiama, viskas dabar buvo galima. 90-ais viskas buvo prasidėjo galima, leidžiama, viskas darykite. Ir tas toksai, aš taip skaitau, jeigu anksčiau daleisim būtų prasidėjo, būtų grojimas tas, tai aišku, žinai, žmonės taip ne taip žiūri, žinai, vis tiek. Kaip ir diskotekas anksčiau. Kol neužleidė Modern Talking, tol niekas neina šokti. Jo, diskotekas, kai darydavo, nu taip. Kol neužleidė hitų, kol ten gali prieš tai leisti geriausias dainas, kol neužleidė Modern Talking, tol iškart Modern Talking ir visą salę pilna. Tai čia bet kurioje srityje, ko gero, yra. Jeigu yra vienas dalykas, visi labai mėgsta aiškinti, kaip jiems patinka nišiniai produktai, kaip aš čia turiu asmenybę ir man tai jau patinka, kai jau būna toksai išskirtinis, aš klausausi tik tai to B-side, žinai, dainų iš B pusės, ten kažką tai. Bet iš tiesų tai, kol
kol neužgroja hitų, tai tol tu niekam ir neįdomus esi. Tai taip yra, mes irgi va šitą dalyką supratom su savo daina Kelias pas tave, žinai. Jinai vienu metu buvo tikrai atsibodusi mums, ar ne? Ir mes buvom nustoję groti. Tai iš tikrųjų pastebėjom, klausytojų reakciją neigiamą. Žinoma. Ir paskui pradėjom žiūrėti, tiesiog per gyvenimą, per laiką. Pamatai, kad visos grupės groja tos savo visus nuo pačio pirminio šlagerio, jie visą laiką groja per koncertus. Visos grupės, ne? Žinoma. Tai lygiai taip pat čia mes irgi dabar artėja mūsų 30-metis, žinai, irgi reikės visus šlagerius groti, reiks prisiminti visus. Aš kažkada tai, mes turėjome, kai aš dirbau ZIP-FM, mes buvome vasarai perkelę studiją į Palangą. Ir patys pirmi metai, kai mes į Palangą persikėlėme, buvo prie gelbėtojų stoties mūsų būdelė. Taip. Ir kaip tik prie gelbėtojų stoties, ten būdavo labai rimti tūsai, ir kaip tik prie gelbėtojų stoties kiekvieną rytą varydavo Stasys maestro Povilaitis maudytis. Ir jisai tenais visą laiką varydavo maudytis, tvarkoj. O dėl to, kad pas mus vakarinė programa, aš jo niekada ne... Ir po to pas mus būdavo pasikeitimai, kas ves rytinę laidą. Dėl to, kad mes ten balevodavom baisiau nei bet kada gyvenime, kiek aš prisimenu. Tai visi bijodavo tos savo pamainos, kada jau reikės ryte keltis ir varyti. Labas rytas. Užtinusiais veidais, labas rytas, žinai. Bet vieną kartą aš nuvariau ir žiūriu, maestro Povilaitis, dėl to, kad mes su juo šiek tiek pažįstame, tenais iš tokio projekto. Krūtas senis buvo, atsiprašau. Fantastiškai. O mes su juo buvome pažįstami iš tokios laidos Šeimų dainos, kur aš buvau ten scenaristas, režisierius, žodžiu, tenais buvo siaubinga laida, bet mes turėjau progą susipažinti su maestro Povilaičiu, dėl to, kad mes gyvename, jisai iš Palangos, aš iš Vilniaus, pasibaigdavo filmavimai vėlai, tai mes ryte viešbučio prie pusryčių stalo susitikdavom ir jisai vieną kartą pakvietė mane prie stalo, ir jau reiškia, mes kalbamės. Ir tas toks keistas reikalas, kur tu sėdi su legenda. Su žvaigždė, taip. Ir žodžiu, bet buvo... Ir aš susitinku jį tenais prie gelbėtojų stoties Palangoj. Ir jisai sako, ir čia sveiki maestro, kaip jums sekasi, kažką. O jisai visą laiką paprastas toksai, čia kažką. Ir sakau, tai čia ar darbų turit? Jo, sako, čia vakare, laukinių vakarų salūne koncertuosiu. O, tai sakau, būtinai ateisiu. Ir man toje vietoje buvo geriausia jo frazė, kur sako, vaikeliai, sako, aš tai tenais lipu ant scenos ir pinigus gaunu. O jums ten ko? Sako, į karštą, į nemaloną. Sako, man tai pinigus moka, o jūs ten ko eisite? Šiaip mes turėjom, žinai, mes, kaip sakyt, dalį tokio laiko esam praleidę su Sesiu, nes esame albumą bendrai išleidę prie mažo namelio. Prie mažo namelio. Ir susigyvenę, susidraugavę, esam susibičiuliavę su jo, su šeima, ir su Birute, ir su Agne, ne? Taip, ir mes važiuodom ruošti programą pas jį į namus, į Palangą, įsivaizduoju, taip, tai tas toks prisiminimas, žinai. Bet įspūdingas dėdas buvo. Jo, labai ir, tarp kito, aš kaip dainininkas gavau daug pamokų, iš jo ne tai, kad gavau, bet pamačiau ir taip jis ir mane, žinai, tiesiog yra, kaip sakyt, pakoregavęs eilę kartų. Bet jisai yra vienas iš tų, ko man patinka, pavyzdžiui, oldschoolininkai, ten imsime ar tai Povilaitį, ar tai kokį nors, kad ir tą patį Sipavičių, pavyzdžiui. Pas juos yra tas pamatinės dainavimo vokalo taisyklės yra tokios, kad jie viską dainuoja. Povilaitis, pavyzdžiui, jis dainavo taip, kaip reikia. Teisingai. Taip, todėl, kad žinai, kas buvo filharmonijos reikalavimas, buvo, žinai, toksai, ir filharmonijos ir tas, kaip buvo tavo, kaip specialybė dainininkas, ne? Dabar pas mus tokios specialybės, aš nežinau, yra, nėra, bet yra klasikinis dainavimas, yra ir viko, ir o tada, štai filharmonija buvo estrada. Buvo ir estrados skyrius, ne? Tai ten visi estrados skyriui būdavo, palauk, Stasys sakydavo, pasakodavo, kad atrodo, dainininkas gaudavo 24 rublius, atrodo, už vakarą. Prašom. Nerijoj. Jo. Ir paskui stavkės kildavo, aišku, ten, tavarsime, nes kai tavo laikas eina, tavo šitagi lygis kyla. Ir po to dar yra užsakomieji visokie reikalai. Tai... Jo, aš fainai, aš atsimenu, labai gerą laiką turėjom su Stasiu. Kai jisai istorijų turi, tai įsivaizduoji, kiek jisai yra praėjęs. Kiek papasako, kiek pripasakos, jis yra ragas, žinok. Jisai savo laiku ir gerai rock'n'rollas. Rock'n'rollas konkretus buvo. Rock'n'rollas nesvarbu, kad jo šlageriai taip, ne visą kitą, bet rock'n'rollas, jo gyvenimas rock'n'rollas. Visiškas. Ir kas keista yra, kai tu žiūri į Stasį Povilaitį, tu įsivaizduoji žmogų su smokingu, kuris dainuoja tas visas savo dainas, tuos šlagerius. Bet kai jisai nulipa nuo scenos, ir va čia dar vienas bendras visų muzikantų reikalas, tai kad yra tas meniškas polėkis, jisai po to, žinai, work hard, play hard. Jo, iš tikrųjų, žinai, čia tas yra, kaip skaitau, vis tiek tu turi pereiti tą kelią, žinai.
jeigu nori suvokti kažką tame ir nori, aš nežinau, aš taip skaitau pagal save, reikia pamatyti, žinai, ir to, nes kitaip tai, aš skaitau, nebūsi pilnavertis. Negalėsi, žinai, nes mes grinai 90-ais gyvenom pagal tą taisyklę, iš tikrųjų, sex, drugs and rock and roll. Tikrai, tiesiog taip susiformavo galbūt laikmetis, ar ne, kad tiesiog viskas tai buvom žvaigždės ir viskas, ir tas gyveno repeticijos, koncertai, panos ir šėliojimas, ar ne, va taip, ir viskas, tas normalu buvo, žinai. Bet tai čia yra rock'n'rollo, tai o kam tu daugiau eisi į tą rock'n'rollą? Žinoma, dabar pavyzdžiui yra labai puikus mano bičiulis ir labai fainas čivakas Justinas Jarutis. Jisai pavyzdžiui visiškai straight edge yra, tipo nieko. Jis savo turėjęs, aišku, momentų, bet dabar va jau tipo nieko, vien tik tai kūryba kažką tai. Ir aš gerbiu tą jo pasirinkimą labai, bet iš kitos pusės aš pavyzdžiui esu užaugęs, aš visiškai rockheadas, man rockas yra geriausia muzika, bet aš vat būtent dėl to ir esu užaugęs ant tos roko dvasios kaip vat, tomis istorijomis, tomis legendomis, kaip rockeriai kažkuriuo tai metu tūsindavo. Ja. Tai būdavo įspūdinga ir vėlgi, žinai, čia negalima lyginti lietuvių žvaigždžių ir priedo. Tas, ko gero, dabar jau nebėra įmanoma dėl to, kad social media yra ir visi turi savo fotoaparatą šalia savęs. Įsivaizduok, jeigu būtų kas nors turėjęs fotoaparatą, tenais, kur vyko... 90-ais, jeigu tai būtų buvę, arba 80-ais, 90-ais, tai čia kiek per pasaulį istorijų, kiek būtų, tai čia, va, tėva. Ir šiaip yra labai gerų istorijų, tenais, pavyzdžiui, iš tų laikų, kol dar nebuvo filmuojama, tenais, pavyzdžiui, kaip Rodas Stewartas kažkada... Aš labai mėgstu tas istorijas tiesiog, tai Rodas Stewartas pavyzdžiui, taigi jisai labai mėgo kokainą, bet jam negalima buvo per nosį išniot, nes jo labai balso stygos jautros ir jisai savo aksominiu balsu, jeigu ne balsas, tai kas iš jo liktų, nieko. Ir jisai saugodamas balsą, tipo, kaip saugoti balsą. Ir kažkaip tai jie dasigalvojo, kad jie pirkdavo tas piliulkas, kur iš 2 dalių. Jas atskirdavo, išberdavo, priberdavo kokaino ir į kur nesueina. Ir gerai veikdavo. Mes apšildėm tarp kitą Rodą Stewartą. Ir Rodą Stewartą? Jo, Vingio parke. Vingio parke. Čia kaip buvo. Dar kai būdavo Vingio parkuose koncertai. Ai, tu savo. Aš buvau Lady Gagoje Vingio parke, buvau Eltono Johno koncerte ir aš pirmą kartą pasilaižiau su moterimi koncerte Vingio parke. Buvo rugsėjo 1 koncertas. Tu pirmą kartą kur pasilaižiai? Laiptinėje. Laiptinė, jo. Klasika. Klasika, žinoma. Rajoninė klasika. Klasika, rajoninė, konkrečiai. Rajoninė klasika. Iki 9 vakaro prasilaižydavai ten laiptinėje, iki 9:30 maksimum. Ilgai derinai savo pirmą pasilaižymą? Žinok, ilgokai. Piešinukus neždavau dovanų iš pradžių. Ir kai dabar pagalvoju, ant kiek tipo persistengiai veltui, reikėjo tiesiog sakyti, Žinok, taip, jeigu būtum žinojęs tada. Taip, kad ten tie visi piešinukai, greičiausiai ir ją buvo užknisę, dėl to jūs pasilaižėt. Tai greičiausiai, žinok, iš tikrųjų. Tiesiog jie užkniso tie piešinukai, savo klausyk. O davai Ne, anksčiau, atsimeni, dar toks bairis būdavo. Pavyzdžiui, kokie 2-3 vaikinukai, jeigu gyvena kokias gražios panos, kurioje nors laiptinė laukia, pavyzdžiui, kad pagauti ir, pavyzdžiui, 2 laiko, o kitas šitagi papukus, ta prasme, liečia. Buvo keisti laikai, pas mane mokykloje buvo tokių reikalų. Aš nedalyvaudavau, nes aš nebuvau pakankamai cool, bet buvo pas mus klasė, kur merginos nešiodavo trumpas sukneles, būtent dėl tos priežasties, kad žinojo, kad eina bernai ir kirkina jas tada. Taip, tai čia, bet tai, žinai, normalu. Visais laikais tas, žinai, dabar kitaip tas pasireiškia dalykas, žinai. O, jau geriau. O kaip dabar įdomu mokyklose yra kabinimas, koks tai kaip per ekraną. Taigi Tinderis yra, jo. Per ekraną. Viskas labai paprasta. Viskas jau būna už tave surėdyta. Ten tų piešinukų prisiunti per internetą. Galima būtų daryti tarnybą, kur tipo nukabini paną. Jo, tiksliai. Nukabini paną, tenais gražiai su jie bendrauji, ten gražiai viskas. Jo, dovanėlės kažką tai. O po to tiesiog parduodi jos kontaktą jau tada, kai jau eini į pasimatymą. Viskas. Kočing! Normaliai. Kočing! Beje, Business. patentuojam, šito niekas nepavokit. Va taip. Geras, bet idėja. Jūs kai pradėjote savo muzikinį kelią
su grupė, jūs kada iš karto jūs išvarėte į užsienį? Tais pačiais metais, 92, paskelbėm, kad susikūrėm, ten pusę metų iki vasaros aš turėjau išmokti programą, dainų visą krūvą. Ir tada patys pirmi koncertai tai buvo Kaune, Laisvės alėjoje ir Palangoje. Palangoje savaitę laiko, kiekvieną vakarą. Ne kiekvieną vakarą, kiekvieną pusdienį praktiškai tai būdavo jo. Ir dar čia būdavo Palangoje, kai tik tai įeini į šitą Basanavkę, ar ne? Ir čia kai buvo tas restoranas po dešinę pusę. Taip. Prie akmenų. Taip. Tai va taip, mes tenai to aikštelį visą laiką restorano gronom, dabar jo nebėra. Prikolas. Jo. Tenais pat pradėjo savo karjerą ir Deivis. Jo? Jo, Tai va mes tenai, žinau, mes grodom, visur žmonės tai va susirinkdavo, ateidavo netgi iš estrados paprašyti, kad mes 1,5 valandos padarytume pertrauką, nes ten vyks simfoninis arba koks nors, pavyzdžiui, estradinis koncertas. Taip, jo, bet tai buvo normalu, tadagi 92 metais Palangoje nebuvo nieko, tik tai tikėjimo žodis, atsimenu, visą laiką kišdavo koją mums. Jeigu mes įsirinkdavom aikštelę, tai tikėjimo žodis atvaro, čia mes čia norim dabar, čia roko muzika, šetonai, mes čia dabar norim, čia dar. Jo, tikėjimo žodis. 92 metais, atsimeni, visas pakėlimas buvo, visos ląstelės, visokias, aš čia gink Dieve nenoriu, aš pats tikiu viešpatį, myliu viešpatį, viskas ok. Bet aš turiu menį, kad būdavo tas toksai nesąmoningas dalykas, nes naujiena, paliotas ar ne, visur viskas. Kaip dabar atsimenu, prie pat tilto. Mes jau susistatėm kolonėlės, tikėjimo žodis tvaro, gal 30 žmonių, čia mes dabar, čia mūsų, čia mes. Gerai, mes pasitrauksime. Mes vėl į priekabą, žinai, kolonėlės Teslas, tam tokias dar kolonėlės, gerai, mes į priekabą, į 6 žegas, žinai, dar su draugu, žinai, jo. Kaip jūs faina buvo. Taip, susidrėm, tada atsimenu ilgalaikį prie to šitągi restorano, kaip tas, palauk, Banga restoranas, ne? Iškartgi, kaip įsukant į Basanavkę, ne? Taip. Tai va, mes tenai grodom ir visą savaitę grodom ir taip fainai iš tikrųjų, žinau, rimtai. Tai mano buvo kaip jauno dainininko kaip sako, apvažinėjimas, kaip arklio, apjodinėjimas. Ir tada mes ne rudenį, bet vasaros gale išvažiavome į Vokietiją. Geras, pas jūs buvo staičkės su tikėjimo žodžiu. Tai čia ne tik dar aš, kaip pavyzdžiui, dar studijavau kultūrkiai šitągi, tai Baltupiuose, studentų bendravote, ne? Irgi gyveno Ričardas Laginauskas iš katedros gitaristas. Taigi didžiausias šetonas, o šitągi apačiojo ląstelė. Tai mes specialiai su jo būdu varydom, pavyzdžiui, virtuvėje kur nors bėdė. Ląstelė yra? Ląstelė tai yra tikėjimo žodis, į Dievą. Tai atsimeni, kaip paskui, kai tik tai atsirado, paskui tas tie... Aš negaliu pasakyti kitas tikėjimas, bet krikščionys, tikri krikščionys, ar ne, mes esame krikščionys katalikai, ne? Taip. O čia atsirado tikri krikščionys, ar ne? Ir privačios bažnyčios. Naujoji banga. Nauja, ta prasme, tikėjimo banga, tai vadinasi ląstelė, susibūrimai. Ir jie ten visi, kai gerai pas juos būna. Tai kaip jie pykdavo ant mūsų, mes su Ryčka specialiai. Įsivaizduojate, toksai atsiminimas senas. Geras. Jo, tikėjimo žodis labai įspūdingas reikalas. Bet aš tai man patiko tik tai vienas dalykas, kad labai gerai, kad, pavyzdžiui, mačiau daug jaunų žmonių prieš tai krentančių į dugną, ne? Aišku, kraštutinumas vienas, bet paskui atvirto į kitą kraštutinumą, žinai, tai nieko nepadarysi. Į tikėjimo žodį, žinai, žmonės patapo normalų žmonės, bet čia skaitau irgi kraštutinumą. Taip, žinai, normalų žmonės. Mano, pavyzdžiui, vienas draugas buvo. Mes buvome keturiese tokie raspizdėjai, 14 metų pradėjom žaibą ragauti, žaibo alus toksai buvo, 9,2, gyvas alus, aš nežinau. Čia ko gero reklama. Mūsų šią seriją remia žaibo alus. 9,2 abaroto, 2 per mažai, 3 per daug. Žaibo alus. Gimtadieniui, krikštynams, pakasinams. Tai mes dėl to, kad babkių nebuvo, tai mes pardavinėdavom laikraščius ant sankryžos ir varydavom po to žaibo alaus prisipirkdavom, varydavom kur nors pagerti. Apie ką aš čia? Ir vieną kartą, vieno vakarėlio metu, nes pas vieno iš draugų tėvai visą laiką išvažiuodavo į kaimą. Tai jau savaime suprantama, po defaultu, čia mes ir bazuojamės. Ir mes bazuojamės pas jį ir kažkuriuo tai metu vienas iš mūsų prisigėrė, pradėjo velnius išvarinėti iš kito. Ir mums buvo labai keista. Kaip čia, o jisai labai nuoširdžiai šoko ant baltų ir kažkaip tai pradėjo, kažką tai, pradėjo šaukti, kad aš esu Napoleonas Tatatartas, Lietuvos, Asrijos ir kitų ten valdovas. Ir pradėjo jisai šituos išvarinėti velnius. Mes jį atidavėm broliui jo, pridavėm. Pasakom, davai tada neveskis, pamiegoti biškim.
Nu ir ką, ir po to mes nesimatėme su juo per vasarą ir po to jau jisai, sakom, varom gerti, sako, ne, aš, tipo, Jėzus mane išgelbėjo. Ir jisai labai ilgą laiką, tipo, mus ten paleistuvėmis vadino, nu, žodžiu, jisai buvo mus labai smarkiai pasmerkęs dėl to, kad dabar buvo susitikęs labai fainas šuvakas, bet tuo metu... Taip, bet man nepatiko tas, kad, žinok, jie tada kaip atsidarė, dalesim, kaip, nu, kaip atėjo visą lastelę, kaip žmonės įtikėjo iš tikrųjų, ar ne, jeigu taip galim sakyti, nes prie sovietų visi slapstėsi, ar ne, jeigu taip pasakysim, ne. Tai man irgi tas nepatiko, kad smerkimas, pavyzdžiui, tokių kaip mes, daleiskim, buvo konkretus smerkimas, žinai, nu, aš nežinau, ai, čia gerai. Ten tokio atlaidumo nelabai buvo. O kaip buvo tais laikais, iš kur, nu, tipo, kaip važiuosime? Kaip jūs važiavote į tą Vokietiją? Tai pirmą kartą, kai važiavom, Dainis, kaip mes važiavom. Nėra, kaip jūs gigus rasdavot, kaip jūs koncertus rasdavot? Tai, žinok, mes važiavom pirmą kartą Nauravo šitai visiškai. Tu susikrovėt ir varom į Vokietiją. Taip, Dainis iš savo tėvuko, amžinatės jau Dainis iš savo tėvuko išmonė autobusiuką Izuzu. Ne, bet vokiečiai vadina Izuzu. Žinai, tai aš tai vokiškai nevadinu. Izuzu, labai geras brandas. Susiradom berniuką, tokį vaikinuką, žinai, vairuotoją, mes keturiese, susikrovėm po apačią šitągi, ten sėdinių nebuvo transporteris, susikrovėm per kolonėlės, instrumentus, į būgnus įsidėjom šitągi dar benzo, viskas ok, ta prasme, į didelį išardėm, ta prasme, plastikus, nu, žinai, kad prasivežti. Dainiaus tėvas, kadangi ten prie mėsos būdavo šitą iš mėsos kombinato, konservų pilna, dešrų ir viskas, ir penkiese taip išvarėm, žinau, 92 metais. Jūs buvote nusprendę, varėm į Berlyną, tiesiai į Berlyną varėm. Bet jūs buvote nusprendę, ar jūs kontrabandinat iš Lietuvos muziką, ar dešras? Ne, bet žinok, iš tikrųjų geras, aš to galiu pasakyti. Tada atsimenu, vokiečiai ragauja, žinai, mėsos konservus, kokie, good, žinai, ne, iš tikrųjų tai taip, rimtai. Taip ir buvo, išvažiavome ir dar ant sienos parodė, nes reikia pinigų tada reikėdavo turėti. Ir iš tikrųjų mes turėjom kiešą ištraukti tik $8, žinai, tas išėjo ant 5, jo, sakom, žinai, viskas gerai, taip ir buvo, žinai. O paskui susipažinome. Ir išvarėt, nu gerai. Ir išvarėm, žinok, jo, išvarėm į Lietuvą. Koksai buvo pokalbis jūsų, kai jūs nusprendėte varyti? Tipo, varom... Reikia į vakarus, varyti vakarus ir patapti žvaigždėmis, nu, viskas. Ir lygiai taip pat kaip visos istorijos, pavyzdžiui, apie daugelį grupių, apie Motley Crue, apie Poison, apie Guns, apie visus, tos istorijos, žinai, jos visos nupirko, žinai, tiesiog, nu, mes lygiai taip pat kaip ir jie pradėjom važiuoti per visą Europą, va taip tiesiog. Ir susipažinom, grojom už maistą, už nakvynę, už benziną. Jūs anglų kalbą mokate, jūs dainuojate angliškai. Taip, tvarkoj. Taip, visa programa buvo paruošta angliškai, ten ir cover visokių versijų, ir savo. Mes ir savo turėtum, ir cover versijų, nes negali kitaip, vien tik tai savo pristatinėti, nežinodamas. Pasiėmat, nusiperkat žemėlapį. Ne, mes aplamai žinom, kad Berlyną toliau galvom, kai kur akis neša, nu vis tiek visa Europa yra. Taip, pasiėmė žemėlapį ir tiesiog, žinai, apsiskaičiuoja kelius, apsiskaičiuoja kilometrus, apsiskaičiuoja benziną, bet mums tada svarbiausia buvo davažiuoti iki Vokietijos ir viskas. O tada tais laikais mūsų bosistas kažkada buvo dar prieš porą metų grojęs Vokietijos ir Lietuvos ar Berlyno ir Kauno kažkoks bendras buvo kultūrinis kažkoks susitikimas, ne, susipažinimas, ne. Tai yra tekę būti ir pažinojo jisai vienos grupės, tokių Testers, vokiečių, tokie punk roko grupės menedžerį. Tai mes tada su juo susitikom Berlyne ir, žodžiu, paskui mūsų visas judesys prasidėjo. Paskui mes susiradom menedžerį gerą, pasirašė kontraktą tokio. Tu pasakoji, bet tu tiek daug praleidi. Jo. Nes realiai ir jūs važiuojate, ne? Taip. Jūs turite maisto. Taip. Ir benzo. Taip. Ir kur jūs nakvojat? Autobusiukė. Prausime, žinai, kur yra tie tokie šitagi užsienį labai populiarūs vandens, šitą pumpoklė, ne? Ant gatvės. Pasižiūri, nėra moterų, nusiplauni, viskas, okei, viskas gerai. Taip, nu, tai būdavo, mėgom ir nakvom ir pas pankus, žodžiu, šitą, bet geriausia buvo, kai vis tiek susipažįsti. Ir dabar, kur yra Reichstagas Berlyne, ar ne? Prieš dar 92 metais nebuvo ten sutvarkyta nieko, ar ne? Ir Reichstagas buvo nuogas. O kitoj pusėje Reichstago Reinas, ne? Reinas ir už Reino yra Reichstagas, o kitoj pusėje tokia didelė aikštė. Ir aš atsimenu, mus ten nuvežė, nes ten vykdavo koncertai ir ten suvažiuodavo iš viso pasaulio laisvi žmonės. Pankai, žodžiu, visokie tokie tipo neformalai, bet ir, žodžiu, ten gyvendavo mašinuose, autobusuose, autobusiukose, žodžiu, palapinėse ir darydavo koncertus. Keletą padarytų ant fūrų, keletą šitągi scenų.
Ir naktį šou, Mad Maxas, ten dideli, kranai, traktoriai perdaryti visokie, jo, žinok, 92 metais papuolėm į tokį cirką, čia atvarom į tą aikštelę, ten mygas įsmygęs, va taip įsmeigtas, jo, čia toks įdomus dalykas, dabar ten viskas naujai padaryta, dabar ten toks placas gražus, ten Reichstagas gražiai, anksčiau Reichstagas buvo apleistas buvo, dar nespėjo sutvarkyti, suprantat, iki kol mes išvažiavom, tai pirmą kartą... Kaip jūs, pavyzdžiui, pas pankus nakvojat? Kaip mes su pankus susipažinom su to ir mūsų... Kur jūs susipažinot? Regis paskambino, nes jisai turėjo numerį tos grupės šitągi Tesbiltesterių vadybininko, Tesbiltesteriai, tie buvo atvažiavę į Kauną ir va tada Hebra susipažino su jais. Čia jų istorijas, nes aš atėjau vėliau. Tai va, Regis turėjo vieną tą kontaktą ir mes tada pagal tą kontaktą ir mūsų tas kontaktas jis atvedė į tą aikštelę, nes ten iš viso pasaulio suvažiuoja visi norintys groti ir šiaip norintys gyventi, laisvi žmonės. Ir mes per kontaktas nuo kontakto, mes esame muzikantai, buvom prisidauginę, prisirašę kasečių, po 5 dainos, tai keletas The Way to You buvo pirma daina, jo. Ir paskui ten dar keletą kitų. Ir viskas, ir pradėjom save tai va reklamuoti. Čia mes galim apsistoti šitą aikštelį, žinau, čia gali gyventi, viskas okei, niekas čia netrukdo, gyveni savo savo... Kur jūs į Tuliką ėjot? Ten vietai būdavo padaryti Tuliką, jo. O paskui susipažįsti, paskui jau ir patalpos, ir namai, ir taip viskas, iš tikrųjų, taip, žinai, maži pubai, iš tikrųjų, paskui didesnės, žinai, scenos, paskui, įvairiai, tai va, kol... Tai jūs pirmą savo koncertą kaip jūs užbukinat? Nuėjote į pubą ir sakom... Mes esame muzikantai, atvažiavome, davėm paklausyti kasetę, gerai. Dar jautėsi ir rytų pusė jautėsi labai 92 metais, ar ne? Nes dar Berlynas, tada... Ką, tik griuvęs? Taigi dar tada, tik tai paskui perkelė Giboną, anksčiau sostinė buvo, tik paskui padarė Berlyno sostinę, ne? Ir paskui pradėjo Berlyną ten grandioziškai tvarkyti, viską ten daryti, ne? Jau Love Parade'as kaip pirmas buvo, ne? Jau Berlynas praktiškai buvo aptvarkytas daugmaž, ne? Nes mes kai buvom, tai dar buvo bardakas visur Berlyne, o Kreuzbergas vakarinė ta dalis, ne? Tai įvažiuoti kvepia, o rytinė tas ir jautėsi, kad rytai yra rytai, ar ne, Berlyne, tai jūs rytinė. Mes vakariniai daly. Pankai buvo rytiniai daly, jo, o mes jau vakariniai daly, Reino kitoj pusėje. Aristokratiškai? Nežinau, bet tai ten, čia šiaip pabas toks nedėlis, pabas scena, žinai, tokia scenytė nedidelė irgi, o mes ką, 2 kolonėlės, būgnai, gitaros, bosas, gitara ir vokalas ir viskas. Pasiparašėm, žinok, ir per vieną vokietį susikalbėjom, pagrot gerai, viskas gerai, ir pagrot viskas, ir paskui tai prasidėjo, žinok, po truputį prasidėjo, atėjo žmonių, pradėjo siūlyti, pradėjome patys siūlyti ir toks, ir iš karto tada susirado menedžerį tokį didelį vokietį, 2-metrinį, jo, pasirašėm kontraktą visam gyvenimui, tik tai va tiek eilučių, eilučių susidarimas kontraktas. Aš dar turiu, žinau, kopiją. Turi kontraktą, kaip savo pirmą? Turiu, sakiau, pamatysi. Tai jūs pagal tą kontraktą dar visi esate, jis dar vis jūsų menedžeris? Ne, mes paskui susitvarkėm Berlyne per lojas, per advokatus, nes jisai, nesupranti, mūsų parašai buvo, žinai, ir jo parašas buvo, nes kadangi tu esi pasirašęs, tu turi atsakyti savo raštą, žinai, dalėsi kažkokią sutartį, žinai. Tai paskui buvo sprendimas, kadangi paskui mus buvo su Sony, čia su Polygramu, ta prasme, tas ciklos tokios, žinai, ten Vokietijai nesvarbu, bet jau čia vėlesni laikai. Tai kad mes nepriklausytume jam, daleisime, ar jisai, mums ten nutraukė per advokatūrą, žinai, viskas okei, čia viskas susitvarkėm, bet, žinau, pirmieji tokie atvejai tai taip, žinau, kad važiavam į niekur, praktiškai taip galima sakyti. Nežinom, ar mus gerai priims tasai, ar jisai mus supažindins su kuo nors, bet galvom, yra kaip yra, vis tiek yra klubai, vis tiek galima bus groti, vis tiek yra ten, kur nežinomi žmonės groja, vis tiek yra, ir viskas okei. Ir jūs tada pradėjote savo kelią. Kiek jūs maždaug laiko, per kiek laiko, kas kiek laiko jūs turėdavot koncertus? Įvairiai, žinok, būdavo koncertas šiandien, koncertas rytoj, nėra 2 mėnesius koncerto. Žinai. Būdavo alkanų naktų? Būdavo, žinok, jo, ir dar, žinai, būdavo geras, nuvarėm į Hamburgą, pirmą kartą į Hamburgą nuvarėm. Pinigų praktiškai beveik neturim, benzo darbiški yra, nes buvo tikslas davažiuoti iki mūsų gitaristo sesutės, nes jos sesuo gyveno Šiaurės Vokietijoje, ar ne? Kad, ta prasme, pasigelbėti biškai. Dirbam pas Bauerį, pas ūkininką, karočią, žinok, jo. Tai atsimenu, nuvarėm į metro, Hamburgį, metro. Sustojom, Dainis gitarą, aš gitarą, Regis akustinį bosą, Kęstutis čingaliuką ir metro važiuoja, žinai. Sustoja, viskas okei, ne vėl metro. Žinai, važiuoju nesikėti, o žmonių vis tiek sustoja, suprantate, tas fainas, žinai, ir čik markėm, dar markės buvo geras, žinai. Toks, žinai, tokie prisiminimai iš pradžių, bet šiaip, gal, žinai, kaip sakyti, vieni momentai buvo sunkus, kiti buvo lengvi.
Bet, manau, žinai, viską nupirko muzonas, nes ant tiek norėjom, visi, ant tiek norėjom, kuo toliau ir kuo labiau ir tiesiog, įeiti į tą patį ešaloną, kur, žinai. Bet čia turi būti toksai religinis pasišventimas. Žinok, aš taip sakau, mes 4 tokie išprotėję. Įsivaizduok, tipo 4 žmonės ir visi, kiek sunkmečių, jeigu buvo tų alkanų naktų, taigi pergalvoji savo tą kelionę ir savo tą misiją. Absoliučiai, visą laiką. Toks, ir žinai. Tai, kad jūs išlikote kartu, tai čia labai grūdinantis momentas. Jo, ir aš, ačiū viešpačiai. Ačiū visiems. Bet tada, kai juk ne visą laiką sekasi. Ne visą laiką. Tai nesėkmės akimirkoje. Jūs turėjote kažkokią tai strategiją, kaip neišsirieti, neišsikalti, neišsiėsti? Nežinau, kad visko yra buvę, žinai. Taigi tai mes vyrai ir mušėmės, ir žinai, ir taip paaiškindavomės, jo, baigtų, čia normalu, žinau. Bet tas buvo dar anksčiau, žinai. Kai jūs keturiese, kaip vyksta muštynės, kai esi keturiese? Ar pasiskirsto komandomis, ar yra 2 prieš 2, ar... Įvairiai, žinok, ne, bet būdavo dažniausiai, žinai, kaip, žinai, prisigeri ir nesąmonė kokia nors, bet tai čia, nedaug tokių atvejų yra buvę, nedaug, bet kaip vyrai, tai kaip vyrai, žinai, vyrai. Dažniausiai pas vyrus taip ir būna, kodėl būna nedaug atvejų, dėl to, kad per pirmą atvejį jau dažniausiai viską būna išsiaiškinęs ir jau per antrą jau tada pradedi kalbėti. Žinai, girtumas, jisai, žinai, abipusis kvailumas, žinai, abipusės ambicijos, žinai, ir viskas, o paskui, žinai, tas ne dėl nieko, čia dėl ambicijų, tik tai ir viskas, žinai, toksai, šiaip tai jums sakau, aš nežinau, todėl, kad idėjiniai visi esam, todėl ir man atrodo mes išgyvenę iki šiol. Kiek jūs praleidote per pirmą savo išvažiavimą Vokietijoje? Nežinau, žinok, prieš pat Kalėdas grįžom. Tai jūs išvažiavom vasaros pabaigoje, grįžom prieš pat Kalėdas, ar ne? Nes prasitęsinėm, nes vizos būdavo duodamos tada 3 mėnesiam tik tai. Tai mes atsimenu dar prasitęsdavom, ne? O paskui taip gaudavosi, kai vėliau važiuodom, praktiškai 4-5 mėnesiai. Tai jūs koks buvo per pirmą užvažiavimą, koks buvo pats pirmas? Tai va, beveik iki Kalėdų. Ne pats pirmas, o koks buvo pats didžiausias? Pats didžiausias tai buvo 2 išvažiavimai, po to mes... Ne, bet per pirmą išvažiavimą, pavyzdžiui, koksai buvo pats didžiausias. Nes man įdomu, jūs išvažiavote patį pirmą kartą. Mes patį pirmą kartą išvažiavom tik tai į Vokietiją. Taip. Kokia buvo motyvacija tuo metu, kai jūs jau išvažiavote ir grįžote? Kokia buvo motyvacija dar kartą važiuoti? Jo buvo konkreti motyvacija, nes buvom palikę daug kontaktų, daug jau pablo grota, taip, daug vietų, nes visur, kur grojom, ten pasilikom kontaktus, ar ne? Ir visur, kur grojom, aš galiu pasakyti, nenoriu girtis, bet iš tikrųjų tiesiog gerai pasirodydavom, visur, be niekur, ačiū viešpačiui, kad taip susiklosi, iš tikrųjų yra viskas. Nes noras, buvo didelis noras visą laiką sąžiningai atgrodavom, sąžiningai atidirbdavom ir visi euforija būdavo, iš tikrųjų, pirmą kartą matydami grupę, ar ne, likdavo žmonės euforijai. Tas ir mums patiems paskatas labai didelis, ar ne? Taip. Ir viskas, ir po to tie kontaktai palikti, ir po to būtinai kitiems metams, taip, ir tas kitiems metams, ir kitais metais viskas irgi išvažiavo. Jūs grįžtate į Lietuvą iš Vokietijos, taip. Ir čia grįžote kaip nugalėtojai? Dar ne visai taip, bet jau čia vis tiek ir radijas, ir kaip ir televizija, ir spauda, jau visur prasidėjo patrūkdė, nes mūsų tas The Way to You, ir jo šitągi Rain, dar juodas liūtas, tai radio centro topuose stovėjo po 2 savaitės. Jūs grįžote į šlovę? Mes grįžome, ne pirmą kartą, mes grįžome, 3 kartą, kai grįžome, mes grįžome į visišką šlovę. Nes buvo išleistas albumas Ko pravirkai, visų baladžių. Jo, ir žinok, tada taip, mes tada atsimenu grįžtam ir važiuojam į langę. Gerai, palauk, tai tada jūs pirmą kartą grįžtat. Tvarkoj, pirmą kartą grįžtat, jūs jau esate užmesgę kontaktus. Taip, jau normaliai per visą Vokietiją. Lietuvoje pradedat ir kažką tai vėl. Jo, mes Lietuvoje toliau kūrėm dainas, ruošiamės, dainas, koncertuojam Lietuvoje, viskas, darom koncertus. Ir po to sekančiais metais atvažiuoja menedžeris ir įsiveža mus šitą į Vokietiją vėl. Vokietijoje tada tais sekančiais metais nusipirkom mokyklinį autobusą, Kaisberį Sietrą. Mokyklinį autobusą. Mokyklinį autobusą. Vokišką, didelį mokyklinį, 52 vietų. 52 vietų autobusą. Didelis autobusas, ar ne? Jūs turėjot turbasą. Taip, savo turbų, už 500 markių nusipirkom iš pankų. O ten, karočią, žinai, pankai kaip gyvenė, gultus pasidarė, kriauklė viskas, tai mes išvardėm, kas mums nereikalinga, pasilikom tik tai kriauklę, su kriauklė ten su dujom, su dujų balionu, žinai, kad galima automaistą daryti. Ir pasidarėm savo viešbutį ant ratų. Geras. Ir dar padarėm taip, nudažėm, tai visur juoda, per vidurį baltą juostą ir rašyta Rebel Heart.
Ir tai va, per visą Europą iki Portugalijos. Tai va, 93. Tai mes jau tada nešėm. Jūs varėte iki Portugalijos. Ne, mes jau tada kitais metais, kai išvažiavom, tada mes Berlyne nusipirkom autobusą. Taip. Ir viskas, ir patempėm paskui į Prancūziją. Į Prancūziją. Kur stodami, kur pas jūs buvo koncertai? Paskui susitarėm visur. Iš pradžių mažesni klubai, paskui lauko estrados labai vasarą, ne? Labai daug lauko estradų visur. Nu ir viskas, ir va ypatingai mūsų yra va YouTube įkeltas šitagi dalis iš mūsų kelionių, vienas filmas ir aš dabar tiksliai nežinau, bet reikia Rebel Heart oficialų nuėti ir šiaip YouTube yra mūsų. Mes įdėsime labai fainai. Mes įdėsime pas save. Gerai, šitą galima iškirpti, jo. Nereikia iškirpti, pas mus niekas nekarpama tarp kitko. Pas mus viskas eina šliosas ir eina. Tai mes paimsime, įdėsime į apačią. Jo, ten galės žmonės pažiūrėti, ten yra iš Prancūzijos, viena dalis iš kelionio, ne, tai va, yra viena dalis iš kelionio ir vienas koncertas pagrindė. Ir šiaip ten maždaug kaip prancūzai, bet aš galiu pasakyti šiaip, visose šalyse, kaip šauksi, taip atsilieps. Ir viskas. Jo, žinok, ir labai Portugalija labiausiai visiems patiko iš tikrųjų. Bet tai buvo kultūrinis šokas tokiam, nes tu elementarus čiuvakas iš Vilniaus, atsiprašau, iš Kauno. Taip. Elementarus, vat, kaunietis ir staiga tau atsiveria pasaulis. Jo, iš pradžių taip, tas toks, žinai, pasakyčiau, neipatingai kažkaip tai nustebino, neipatingai taip labai nustebino. Nustebino labiausiai tai Prancūzijai mokamos autostrados lygios. Tokios lygios, iš tikrųjų, žinau, tokios lygios, kad kavytė, va, tai savo maišais autobusė ir jinai nejuda, viskas okei, bet mokamos, žinai. Bet jau tokios gražios, geros autos, bet žinai, autobanai mokomi, mes važiavom nemokamais, tai už tai pamatėm šalių. Žinai, kiekvieno šalies taip, tai va ir. Ir Prancūzijoje visur jūs priėmė. Žinai, kaip buvo, mes tiesiog susipažinom su žmonėmis, gavosi taip, kad Vokietijai turėjome menedžmentą, Prancūzijai turėjome menedžmentą ir tas pats menedžmentas dirbo dar ir Ispanijoje ir Portugalijai. Tai va taip toks. Wow. Jo, o kur jūs į Portugaliją, į Portą nuvarėt? Visur ir Portą, ir Lisabonai, ir Largos, ir Sagrės, ir viskas, visi miestukai, visi miestai. Klubai ir pajūrėjai, ir paplūdimiai, jeigu taip galima pasakyti, paplūdimys, Atlantas. Ar dabar kartuotum tokią kelionę? Aišku. O kodėl jūs taigi dabar galite? Bliam, žinok, net nežinau, kodėl. Žinai, kas yra, kai mes grįžom iš Lovę. Ir mūsų užliuliavo čia, Kai yra muzikantai... Supranti, kas yra, va, tas yra, aš nežinau, kodėl taip yra, bet taip gerai čia, tada iš tikrųjų labai gerai buvo, 90 gale, ne, nu tai prieš krizės visas, ar ne? Tai nuostabu jį buvo čia iš tikrųjų. Ir lytas buvo, ir viskas, ir visi, nu tiesiog vyrė gyvenimas, ar ne? Skaitau tikrai, tada vyrė gyvenimas ir nežinau. Muzikinis viešbutis. Oi, tai va, tas yra super. Bet čia yra, kiekvieno kūrėjo, man atrodo, vienas iš didesnių peilių yra komforto zona. Jo. Ir čia yra labai apgaulingas dalykas. Ir tada, kai tu esi komforto zonoje, o rock'n'rollas yra būtent apie tai, kad yra maištas ir jokios komforto zonos, nes tai visa pati taip ir gaunasi, žinok, kada būna, taip, žinai, įtempta padėtis, dalesim, arba taip, ne, nėra visiškai komforto, ne, tai, žinok, kūryba vyksta geriau. Tada pradedi suktis. Tada, jo, dėžiškai suktis. Čia tiesa, kad kūrėjas, jisai turi būti alkanas. Kažkiek, aš skaitau gal, kažkiek tai turi jausti alkį, kad būtų stimulas, ar ne? Taip. Kad būtų pretenzija į kažką, ar ne? Bet kažkokio didelio, daleiskim, naštos bagažo, tai ne, žinai, nes vis tiek tasai trukdo kūrybai, bet kokiu atveju. Žinoma, kad taip, bet tie patys išgyvenimai, irgi žinai, kaip išgyvenimai, jie duoda tau medžiagos. Tiesiog pažintinis dalykas yra. Ir tavo, žinai, ir pasveri suvokimas, aš taip skaitau ir viskas. Čia. Bet yra nuostabu. Žinok, iš tikrųjų, tais laikais, 90-ais, aš kaip dabar atsimenu, taip naglai per visą Europą su Rebel Heart užrašyta, tokį užrašą nuo autobuso, tokį didelį, naglai, tai visiškai. Pairam. Pure, viskas pure. Pure rock'n'roll, iš tikrųjų, toks visur. Fainai, iš tikrųjų, gerai. Ar turėjai užsienyje, koksai, pavyzdžiui, tavo koncertas buvo užsienyje, kur jau tu pasijautei, kad galbūt čia ir pasiseks kažkas? Žinok, daug koncertų buvo. Daug koncertų, nežinau, mums visiems tai buvo daug. Tiesiog, nežinau, ypatingai aišku, kur didesnės scenos, ar ne, kur didesnės arenos būdavo, ar ne, kur didesnės. Koks buvo jūsų didžiausias galvų skaičius? Žinok, nepasakysiu. Nu, maždaug 1000. Įvairiai, žinok, įvairiai buvo, nes mes ir prie festivalių grodavom, žinai, kaip festivaliai būdavo, žinai, ta prasme, mažytės scenos, žinai, ir prie festivalis vyksta, mes pabė kur nors, žinai, va tai, va, žinai, nu nesvarbu, bet toks
Bet šiaip įvairiai, dabar net negaliu, žinau, pasakyti tiksliai, žinau, daug. Atsimenu dar vieną kartą, žinai, kas 92 metais dar, ką prisimenu ypatingai, tai Hells Angels, ne, ta bikerio organizacija, grupuotė, nu, kuri yra uždrausta štatuose, taip? Tai štatuose, Švedijoje, Lietuvoje irgi yra. Bet čia Lietuvoje yra biuras, ar ne? Nu, kaip? Nu, jo. Frančizė. Taip. Tai šitągi jie tada darė tokį labdaringą koncertą paremti Rusijos vaikus, ar ne? Paremti Rusijos vaikus, ten žaislais, ten, nu, bikeriai. Tarsi ne, kad nuplaut pinigų, ne? Ir mūsų tada ten koncertavo, atsimenu, kaip dabar prie Reino stovės scena didelė tokia pastatyta ir koncertavo 3 grupės. Kažkokia tai viena ten šiaip nežinoma grupė, ne, šiaip, abudu ten 2 tos grupės nežinomas, vienas šlagerių kolektyvas, tai toks kaip Stasys Povilaitis, ar ne? Berlyno, kita tokia kažkokia grupė, pankų nežinau, ir mes paskutiniai buvom, kadangi kaip svečiai, Šachas groja, rusų grupė Šachas, ar kažkada buvo tokia metalo grupė rusų, buvo Šachas, tai va mes 3 kolektyvai, grojom, tam atsimenu ir kaip aš dabar atsimenu, taip stovi tulikė ir čia tvarkausi, taip kabanai man, kaubojiški batai, žinai, ir ateina, žinai, tikras bikeris ateina, toks blondinas, 2 metrų. Taip pasižiūrėjo mane, tai žinai, tai aš, žinai, ruošiuosi koncertui, čia, žinai, tie mano batukai, tie kabanai pigus, žinai, o pastatė už 500 markių, žinai, normaliai, žinai, bičias, ready, aš taip, ready, žinai, koncertai, tyva, toksai, biškai, kontrastas, žinai, bet, tas toks, bet, žinai, Hell Angels, žinai, kaip sakyti, iš karto mes žinom, kas per organizaciją, bet fainai, vis tiek bikeriai. Ir tarp kitko bikeriams labai patikom. Netgi grupė bikerių mus pradėjo lydėti į koncertus, žinok, Vokietijoje, rimtai. Jo. Ir taip, aš atsimenu, Bielefelde, po koncerto, privaro keli bikeriai prie mūsų būgnininkų, prie Kęstučio. Do you remember me? Kęstučio, do you remember me from Berlin? Do you remember me? Yes, žinai. Geras, toksai, žinai, fainai, toksai, tokie vat faini momentai, tokie. Iš tikrųjų, šiaip sutikom labai daug fainų žmonių ir nefainų žmonių, žinai. Bet nefainų žmonių galiu pasakyti, žinai kas? Latviai ir lietuviai praktiškai. Latviai, lietuviai? Jo, Latvijas toks labai nemalonus vienas buvo, žinai, tiesiog išdavikai tokie, žinai, kaip sakyti, ir viskas. Pasipelnytojai. Jo, bet tai čia, žinai, viskas. Aišku, dzin. Taip, bet pas jūs buvo netgi reikalas, kad jūs ne į tą miestą nuvažiavote, ne? Ai, geras, jo, Kiolne, turėjom koncertą ir ten kažkaip taip susimaišė ir viskas ir neįvyko, žinai, nuvažiavome ir jo, Dainius Kristų pamatė, tada mūsų gitaristas. Kaip ten gavosi, kad jūs važiavote į Kioln? Jo, ten buvo ne Kiolnas, ten buvo kitas, nežinau. Kylis. Ne, Kylis kitoj pusėje. Kiolnas yra į apačią, ne, Kylis yra viršui. Taip. Šiauriai. Tai šitą ir Kylė koncertavė, ir Liubekė, žodžiu, visą... Bet jūs gaunate koncerto užsakymą ir jūs važiuojate. Jo, nuvažiuojam ir ten atvarom ir ten gyvenamas rajonas pagal adresą. Gyvenamas rajonas turkų. Turkų gyvenamas rajonas, jokio klubo nėra. Galvojat. Kortelė paskutinė, telefoninė paskutinė kortelė, ir Kęstutė sulaužė belankstydamas, tai va, atsiprašau. Sulaužė telefoninę, taksofoninę kortelę paskutinę, tada mobiliųgi nebuvo. Taip. Bet mes kažkaip tai regis turėjo dar, kad atrodo kortelę, nežinau, dar mes dasiskambinom iki vieno tokio pažįstamo bendro žmogaus, ne? Ir žodžiu, vis tiek mums buvo reikalas vis tiek pernakvoti autobuse ir grįžti atgal iki ne iki Betzigė, bet į Šiaurės Vokietiją, už Hamburgo, įsivaizduoji. Žinai, tai toksai momentas buvo, žinai, bet... Tai jūs tenais... Fesko. Nakvom ir tada aš atsimenu, žinai, 6 autobusiukė, žinai, kaip geriam, pasiveikė degtinę, susipykom. Žinai, čia naktis aikštelė, kažkokia biški nuo miestų, pavažiavam, ne tai, kad bet miestas, bet biški šalia, tiesiog ne centras, nes daug žalumos aplinkui ir atsimenu, Dainius taip, paryčiais kažkur taip atvaro, gitaristas, Hebra, Kristų mačiau, konkrečiai mačiau Kristų. Kurat, nuvaroma ten stovi Kristaus statula, žinai, Dainis pritempė, supranti, ir jam, iš tikrųjų šoka, gitaristas, žinai, iš tikrųjų sako, pakelio akis, Kristus stovi, žinai, sakau, toksai, nesvarbu, bet, aišku, aš irgi įsivaizduočiau taip, žinai, įsivaizduočiau. Bet netikrinti būtų žmogus įtikėjęs. Nežinau, bet, žinai, tokie bairiai, žinai, iš tikrųjų tokie, bet šiaip, Fesko tokių, kad ir nebuvo. Aišku, stengiamės, kad nebūtų, žinai. Tai aišku, taip. Nes vis tiek, paskui buvom susibendravom su tokia punk roko grupė, šitagi Staff, prancūzų. Labai faini prancūzai. Tarp kitko, nežinau, kaip šiaip
šiaip man pietų Prancūzija tai nuostabi vieta. Bet aš nebuvęs. Vat, mes kadangi kaip pravažiavom, žinai, Gera visą. Ten labai fainai, ten Miko Jaggerio vylą mačiau, viską. Ir kaip? Ir Michael, šitągi, George Michael, šitągi vylą matėm Portugalijai, šalia maudėmės, viskas ok. Šalia. Neblogos, ne? Žinok, nieko ypatingo. Tiesiog gražus baltai apdažyti namai, žinai, rudom langiniam, žinai, rudais stogais, viskas gražiai, viskas daugiau, tai nieko ypatingo. Šiaip ten anksčiau buvo galima pigiai nusipirkti, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą, ar ne? Kol dar nebuvo įlindę šitągi europiečiai, taip, kol Portugalija, jo, kol vokiečiai, rusai, kol Niderlandai, neypatingai, labai tas ten, bet, šiaip Portugalijai turim irgi, taip, kontaktų lygiai labai fainai praleidę esam laiką. Pirmą kartą ten susipažinau su neleidžiamais dalykais. Žinai. Jo, Portugalija. Jo, Portugalija, žinai. Ir tas toksai pirmą kartą. Tik dabar Portugalijoje viskas iš viso dekriminalizuota. Jo, matai. Ir pas jos krito viskas iš karto. Žinai, kiti, man labai patiko tas, kad vaikai, pavyzdžiui, ir suaugę, tarp vaikų ir suaugusių, yra pagarba amžiaus atžvilgių, kad vaikai sulaukia 20 mėnerių gali tą patį daryti. Aišku, iki tol jie žino, kad, leisime, jeigu tėvai ten mėgėjų paišdykauti ir atsipalaiduoti vienaip ar kitaip, ar ne, jie žino šitą dalyką, jiems yra forbidden, ta prasme, negalima, ar ne, ir jie supranta, kad jie sulaukia pilnametystės, jie galės tuo dalyku naudotis arba nesinaudos, taip toliau, atsipalaidavimo dalykas, relaksas, ar ne, ir viskas, ir tas labai fainai, ir toks, tas auklėjimas. Paprasčiausiai auklėjimas nėra tokio, nemačiau, kad jau tarp jaunimo būtų tokio, žinai, visiškai nuprotėjusio briedo. Aišku, yra rajonų, yra Lisabona, ar ne? Tai kaip, pavyzdžiui, šitagi Brazilijoje, ne, San Paulė, ne? Tai San Paulis, tai pačiai Lisabona yra vadinamas toks rajoniukas, tas narkotikų. Favelas. Jo, visas tas, kaip eina į šitą įlanką, į Lisaboną, į sostinę, eina įlanką, tai vienoj pusėje čia visas miestas, nuostabus pati Lisabona, o kitoj pusėje tas visas lušnynas. Tai va kaip mini Brazilijoje, va tas visas rajoniukas, jo, tai ten narkotikai, ginklai, ten visas prostitucija, ten, žodžiu, tai ten baisu. Varėt? Nevarėm, ne. Bet nevarėm, ne. Nenoriu meluoti, aš tai sakiau, žinok, negaliu meluoti. Bet, žinau, buvom tokiose, žinai, perestičkėse, iš tikrųjų, kai dvi grupuotės, mūsų autobusas įsimaišė tarp dviejų grupuočių po vieno mūsų koncerto Portugalijai. Daug žmonių. Ir ten, aš nežinau, jie ten tarp kaimų, ar tarp gyvenviečių, ten ar tarp tikėjimo, ten mes nesupratom. Bet, karo, čia vieni iš vienos pusės, kiti iš kitos mūsų autobusą pradėjo taip simuot, bet ne prie ko. Jūs prie ko? Po koncerto gausi susikrom ir norim išvažiuoti, bet neįmanoma išvažiuoti, nes žmonių visų, taip gal keli šimtai žmonių. Ir ten vieni per galą rėkia, vieni kitų ten šaukėsi, žinai, mūsų autobusas taip, kiti per priekį, suprantate, o mes čia per vidurį, galvom, ragas pradės mėtytis akmenim, daužyti, žinai. Ačiū Dievui, mes išvažiavom tada iš tos situacijos, bet situacija tai buvo ten tokia, o ten paskui minės, viskas ten okei, bet, nežinau, tai ne dėl mūsų kalties, bet turiu vienį, kad tokia buvo, nemalonė tokia situacija buvo, bet šiaip tai viskas. Aš vieną kartą esu dalyvavęs, bet čia vat yra tas reikalas. Bet tai kaip minė, žinok, tokia, aš kaip pamačiau, kaip baisu, pavyzdžiui, aš dabar įsivaizduoju, kaip minė eina, ar ne, minė į minę, tai žinok, yra mėsmalė, konkreti mėsmalė, kas papuola pradžiai. Viskas, atėjo. Aš vieną kartą esu buvęs čia Vilniuje, Brodvėjuje, koncertavo Pelenai ir susimušė Hebra, bet susimušė ir svarbiausia, kur tu atrodytų, žinai, Pelenai, jie tenais akustinė versija tokia, reiškia, tenais gražiai, ir susimušė Hebra būtent per lopšinę. Tyliai, užmerka ir girdžiu, tuts, na, blė. Kažkas kažkam užlipo ant mazolio, žinai. Taip. Ir vienas iš jų buvo buvęs BNS direktorius Račas. Su kažkokiu tai užsieniečiu nepasidalino. Užsienietis ryškiai įžeidė, supranti, viskas. Užmynė tenais ant kojas kažką, tai o aš tai, žinai, aš irgi nebūčiau pakentęs. Ne, niekaip. Būdavo tokių reikalų, kad buvote ant scenos, kur būna tie heklintojai, tie, kur rėkia tenais kažką, tai nepatenkinti, tipo, turėjote konfliktų koncertuose? Lietuvoje tik tai, bet ir mes su Kęstučiu, su Būgniku darydom tvarką, nuspardydom jo visokius, kas iš pradžių, jo, tai jie, žinai. Lipdavo ant scenos? Ne, būdavo, žinai, tokių paauglių. Ei, pydarai, aš atsimenu, Alytui, šitai ledo rūmose koncertuojama, ne, pilna žmonių, visa kita, čia policija, apsauga.
ten pydarai, mes tada, kai kam diską išleidom, mes ganėtinai taip iššaukiančiai atrodėm, tada ir su pėtkelniam tom iškarpytom, mane visą kitą. Taip. Nu, pradėjo šūkauti, pydarai. Ir vienos dainos pauzė, ir aš taip irgi taip galvojau, viskas, vošter arba spirsiu, ta prasme, nu, nes kitos išeities nėra. O ten scena neaukšta, ganėtinai neaukšta, nes žmonės maždaug iki pusės. O tai koks nuo jūsų atstumas buvo? Tarp jūsų? Pusę metro. Tiesiog, va taip. Jo, jie prie pat scenos, va čia remiasi sceną, ne, sustojo 3 ir, pradėjo liepą. Tik tai prabėgo kokias studijas, jis pataikė per pauzę, dainuoja per pauzę ir suspėjo grįžti atgal. Nu jo, bet aš taip ne... Muzikantas gerbė pauzę. Taip, jo, bet nebeišlaikė, taip. Paskui aš paėmė sustovau, nu aišku, paskui paaiškini garsiai. Paaiškini garsiai, sugėdini visus per mikrofoną, aš visą laiką taip darau, sugėdinu. Nu tada žmonės susigėsta, galų galę, nu visi. Bet svarbiausia paskui turinį, mes vieną kartą iš Anykščių tepėm slydės, tai žinok, net policija saugojo mums, žinau, kad... Nes ir svarbiausia, kas užlipo scena aukšta labai, Anykščiuose, koncertavom scena labai aukšta ir išgėrė, jaunimas išgėrė ir svarbiausia, kad metalistai. O aš taip galiu pasakyti, atvirai pasakysiu, niekada man labai nepatiko, pavyzdžiui, vyrukai nešiojantis ilgus plaukus ir nesutvarkytus, ar ne? Nu, anksčiau labai buvo tokia, ta prasme, tokia buzos mada, ne? Buzos metalistų būda, tokia mada buvo, ne? Ir man Riebaltaukiai? Jo, man kažkaip tai, blemba, nu nežinau, vis tiek. Jeigu tu jau nešioji ilgus plaukus, tai būk, ta prasme, geras ir susitvarkyk, ar ne? Nes vis tiek tai klaikiai atrodo. Tai karočią, nuspardėm mes to žmonės, žinai, visiems aš pasakiau, žinai, vaikinam, kad jie susiprastų, žinai, ir kad bet, žodžiu, aišku, ten supyko, ten susidarė gauja. Po koncerto žiūrim, judesys ten vyksta, jau ten prasideda tasykla, tai mes greitai autobusiuką po koncerto, viską, čia policija pasako, kad išvažiuotume ir išvažiavam. Aš nežinau, gal būtume pradėti ten muštis, aišku, bet... Geras. Nu, bet, žinai, yra tiesiog, per koncertų, žinai, yra visokiausių, žinai, dar ką aš noriu pasakyti, kad svarbiausia, kai esu ant scenos, tai galiu, kiek mano matymas mato, tai, pavyzdžiui, galiu pasakyti, ką kiekvienas veikia, žinau, viską matai. Kaip nebūtų keista. Ir matai, va ten tas pakėlė ranką, va taip jūs įsivaizduoja, aš taip net... Dėl to, kad pas jūs šviesos nebūna, jeigu, pavyzdžiui, jeigu laukia darai, tai šviesos nebūna užgesintos. Ir šiaip, taip pat prūžikai ir publika eina. Aš aišku, kitą kartą... Jeigu yra spektaklis koks nors... Kitą kartą net paprašai, žinai, kad, pavyzdžiui, publika pašviestų, žinai, aš taip dažnai dar kitą kartą paprašau, žinai, kad pažais biškį pasakyti. Jo, bet tie elitiškiai, o žinai, kodėl tie elitiškiai nesikreipė į policiją, kai jūs jiems davėte snukį? Ne. Dėl to, kad jie negalėjo pripažinti, kad gavo pizdai nuo pydarų. Ne nuo pydarų. Ne nuo jų, jiegi ką šaukia. Jiems jo, jūs sampratai. Pydarai, ir staiga gauni į jų nuo galvą. Abidna. Geras. Nu, o tai, kai jūs jau grįžote 3 kartą, jūs, nes čia man primena, žinai, kokią istoriją, kaip kad skempai, kai buvo, kai jie išsileido Summertime. Ir po to išvarė tenais kažkur tai į Vokietiją ir po to grįžo ir buvo pirmoje vietoje. Todėl, kad pas juos čia Summertime prasisuko. Pas jūs panašiai buvo? O pas mus kelias pas tave prasisuko. Jo, bet pas jūs panašiai buvo, kad jūs išleidote dainą ir išvažiavote. Jo, mes išleidom visą albumą, ko pravirkai. Taip. Ir išvažiavom. Pristatėm, aš atsimenu, žinai, mes dar tada tą albumą pristatėm. Vaidylos šitagi teatre. Ai, taip. Vaidylos teatre pristatėm, ten, sakau, dar amžinatelis Kernagis buvo ir Grigonytė. Tai mes Eurostaras nupirko mus. Fainai, tada gerai padarėm žurnalistams visą preskonferenciją, su visko labai gražiai, su vaišiam, su visko. Ir viskas atgrojom, koncertavom ir už kažkiek tai labai neilgo tarpo išvažiavom, ta prasme, į vakarus. Ir kai grįžom, mūsų jau čia skambina, hebra, mūsų dainos čia sukasi, mūsų kelias pas tave jau čia pizdė, Nu, smagu, aišku. O jūs, kai grįžote, jūsų muziką jau visi žinojo, bet dėl to, kad internetas nebuvo didelis, jūs dar iš pradžių, jūs iš karto buvote, ar jūsų veidai buvo iš karto pririšti prie dainų, ar jums dar reikėjo, ar kai jūs grįžote, jūsų veidai dar nebuvo atpažįstami? Ne, buvo atpažįstami. Jau buvote, ne? Jau visi nes žinojo. Prieš tai buvo radio centre, The Way to You, sporto rūmuose dar buvo, aš atsimenu, radio centro, ta prasme, tas koncertas, ar ne, ir mes tada buvom, visi, ta prasme, kas radio centrui,
Aš nežinau, tada buvo rengiami koncertai kažkokie, bet aš atsimenu. Ne, tai Radio Centro apdovanojimai buvo. Jo, Radio Centro apdovanojimai, Radio Centro 2 savaitės, Juodas lietus stovėjo 2 savaitės pirmam topė, aš atsimenu tada. Tai... Čia ta daina, kur... Kur Skorpionai. Čia yra the istorija. Tipo, man pavyzdžiui, tai yra graži istorija. Kad bandė kažkas tai už 30 kavalkų markių nusipirkti jūsų juodą lietų ir jūs jiems davėte pavostyti kekę. Bet aš dabar taip pagalvoju blogai. Ne, žinai, kas... Tai jums iš jūsų būtų daina atėmė, jūs nebegalėtumėte jos dainuoti? Ne, galėtume. Galėtume, jo, autorystės netima, suprantate, mes autorystę būtume turėję, bet ten, suprantate, kas yra, tais laikais 90-ais mūsų teisinės struktūros ir jų teisinės struktūros skiriasi. Ir suprantate, ir buvo sudėtinga manipuliuoti tarp šito ir šito, suprantate, kas yra, jie vokiečiai, jie labai yra perfekto, viskas turi būti, ar ne? Ir tiesiog pas juos buvo tokia baimė, kadangi mes esame šitų, pas mus draugai mafijozai, ar ne? Nes čia, kai buvo atvažiavę, mes čia buvome managementą pasikvietę Poligramą, kad pas mus į koncertą, supažinint su Lietuva, tai kai atvažiavo su praeitų metų pasitikti šitą gaudinę į šitą vokiečių, pasitikti į aerouostą Vilniaus, net jie čiučiut apšalo, nes jie patys milijonieriai neturi, daleisim tokių mašinų. O čia mūsų draugai suorganizavom, kad tik kaip šikas būtų, kad atvažiuoja managementas iš Poligramo, reikia, kad tik su ko geresnė mašina privaryti, žinai. O tai įsigando ir supranti, pradėjo galvoti, čia mafija, supranti visur, o pas mus čia draugai tokie visi, tu va, čika, ramba čia, ramba dumba, rambada, tai va, žinai. Tokie supranti ir va tasai toksai, tokia, žinai, tas toks, aš takytus matau va tą dalyką. Jie nepasitikėjo mūsų teisinę struktūrą, nes mes vis tiek buvom tik tai kokie 7 metai ar 8 metai laisvi, ar ne? Taip. Ir čia tas buvo, tas neparėjęs per visą pasaulį. Ne, tai 90-ieji iš viso buvo Lietuvoje visiškas bardakas. Skaitau, tada Lietuva buvo Lietuva. Tada buvo... Nes buvo litas. Buvo litas, bet buvo ir daug bespridėlų. Jo, Ta prasme, tenais buvo, tai vien tik tai pagalvok, ką verslai turėdavo išgyventi 90-aisiais metais, žinai, ten tipo muzikantams tai buvo aukso amžius, viskas nauja. Viskas nauja. Visi galėjo pagaliau dainuoti tai, ką norėjo, niekas nesikišo absoliučiai nieką, visi galėjo daryti, ką tik tai norėjo, alkoholio reklama visur, tipo, rock'n'rollas, pilnos arenos, stadionai, arenų nebuvo, bet stadionai, viskas pilna žmonių, žmonės pasilgė tūsinti, bet jeigu įmant iš verslo pusės, tai buvo tragedija, tipo, kai žmonės... Pradžia. Kai žmonės nebuvo... Iš nežinomybės, žinai, kas yra. Iš nežinomybės, o to, žinai, privataus ir asmeninio verslo, ne? Taip. Kiek yra klaidų pridaryta daug, ar ne? Bet klaidų, jeigu ateina pas tave dėdė su plika galva ir sako, klausyk, tu čia labai kažkaip tai ramiai gyveni. O kas būtų, jeigu tau kas nors atsitiktų? Tai aš tau galiu pasaugoti tavo ramybę, tavo vaikus tenais kažką tai ir tu turi mokėti. Ir vat, iš tos pusės, tai man pavyzdžiui iki 2000 metų nelabai patiko Lietuva. Ne, taip ir visur. Visuose rytuose tai buvo. Ne? Kaip galima sakyti, visoje sugriuvusioje sąjungoje, ar ne? Taip. Visur banditizmas tas buvo visur. Perėmė valdžią. Jo, buvo jisai nevaldomas, nes buvo irgi naujiena. Buvo lygiai taip pat teisiniam struktūrom įdomu, supranti, ir tas čia buvo tiesiog naujo pasaulio pažinimas, laisvo pasaulio pažinimas, aš skaitau, visoms grupėms žmonių, visoms, absoliučiai visiems. Ką tu beveiktum? Ką tu būtum beveikęs 90-ais? Ne, taip. Absoliučiai, bet aš sakau, kad man pavyzdžiui, tai aš tai sakyčiau, kad Lietuva, jeigu aš taip, pagal mano supratimą, kiek aš joje gyvenęs, žinai, tai buvo iki 2003, tada laimėjome Europos čempionatą ir tada prasidėjo Europos reikalai ir man, pavyzdžiui, Europa man jau labiau patinka. Nes Europa? Jo, daugiau galimybių, žinai, tipo, daugiau tokių, žinoma, kad mes jau kalbant apie tą, aš visiškai jaučiu tą nepriklausomybės reikalą, litas, nepriklausomumas nuo jokios. Bet kai žiūriu į galimybės, kurias mes gavome, kaip mes dabar gražiai gyvename, tai čia visiškai kitas reikalas. Negali, žinai, kaip sakė, Dievo į medį varyti, negalima. Viskas yra gerai, viskas priklauso nuo tavęs paties dabar. Skaitau tik tai taip ir tiesiog visko yra dabar tik tai tikimk ir daryk. Kai jūs grįžote ir staiga per naktį, per vieną kelionę jūs išvažiavote būdami Rebel Heart roko grupė ir grįžote būdami Rebel Heart. Ne, jau buvom apdovanoti, jau buvom vieną kartą apdovanoti, buvom geriausia roko grupė Bravo. Bravo, ok. Buvom jau turėję Bravo, ar ne? Tai ir tada, čia pirmą kartą, ir tada patapom, jo, aš atsimenu, kai tada, ir tada grįžtam į Lietuvą ir, atrodo, sekančią dieną ar dar sekančią, neatrodo, sekančią dieną buvo, ar
tą pačią negaliu, žinau, pasakyti ir nenoriu sumeluoti. Lange Vilniuje koncertas, Langas klubas buvo toksai muzikinis. Grįžus. Patapo žvaigždėm ir galiu pasakyti, vėluojam 2 valandas. Negražu, labai negražu, ar ne? Bet atvažiuojam su dideliu autobusu dar to pačiu Kaisberiu Sietra, ar ne? Atvažiuojam ir čia tos mažos gatvelės, va čia senamiesty Vilniuje, čia Dieve. Ir kaip dabar atsimenu, Blėka, Barniškis, ne? Blėka, nu super, mūsų draugas. Jie, hebra, susėdė ten keliese ant mažos scenytės ir groja mūsų sutikimą. Suprantame, mes atvažiuojam su autobusu į koncertą, įsikrauti čia viską. Išlipame, žmonos, šunys, išvaro iš didelio autobuso. Kaip čigonai, ne, nu, ir su Dona ir Druska laukia, hebra, žinai, čia Langas padarė tokią tuzovkę, jo. Nu, iš tikrųjų, tas nu, nuostabu tiesiog, nu, nežinau, tokie prisiminimai iš tikrųjų fainai. Ir aišku, atsiprašym už tos 2 valandas, kad vėlavom, žinai, atvarėm koncertą gerą, viskas ok, žinai, toks fainai, smagu. O tas pats jausmas buvo keistas, kad, žinai, tas kai svajonė yra ir tu tą svajonę turi. Tai aš dabar tik tai išėjęs. Ir tu ją brandini, ir tu dirbi arkliškai, ir važinėjai po Europą ir staiga, nes koks yra tikslas kiekvieno dainininko. Juk dainininko kiekvienas tikslas yra pripažinimas, kad jie išgirstų. Pripažinimas, kad pagrindinė pasaulio aikštelė tave išgirstų. Taip yra, aš tai skaitau. Ir staiga visa Lietuva pradeda dainuoti jūs. Yra nuostabu, žinok, jausmas yra nepakartojamas. Bet, noriu pasakyti, iš karto užkrauna atsakomybę. Taip. Iš karto atsakomybę. Kas bebūtų ir kaip bebūtų, vis tiek jau tavo elgesys, tu jau esi objektyvė. Ir tas yra normalus, to sekėjai. To sekėjai, tą ėjai, taip sąmoningai, normaliai ir viskas tas yra gerai. Ir man atrodo, tas yra dar gerai tuo, kad šiek tiek ir būtent apsuptis tave įpareigoja, ne? Ir įpareigoja būtent elgtis korekt čia, negu nekorekt, ar ne? Ir man tas labai tinka ir man tas patinka, aš kitą kartą netgi save paauklėju išorės atžvilgiu, ar ne? Taip tiesiog. Absoliučiai, bet man pavyzdžiui dar vienas muzikantams tenkantis streso kamuolys man labai keistas yra, kad tada, kai tu išleidi, nes vėlgi, man pavyzdžiui kelias pas tave yra... Tarp kitko, pirmą mūsų dainą sukurta. Viena geriausių dainų iš viso lietuviškų, jeigu kalbam apie baladės, tai aš negalėčiau įvardinti daug dainų, kurios būtų tiek Lietuvai svarbios, kurias dainuotų tiek žmonių, nes kelias pas tave yra absoliuti legenda, kur kiekvienas, kuris mokosi groti gitarą, bent jau iš mano kartos, mokėjo Nothing Else Matters, kelias pas tave ir trečią. Trečią galėjai pasirinkti pats. Geras. Bet pagal programą buvo Nothing Else Matters, kelias pas tave. Ir svarbiausia, žinai. Va tada jau tu galėdavai tipo Stairway to Heaven, arba tenais dar kažką, kas ten kokį svajoklį dar pridėdavo, bet šitas buvo mokymo programai. Bet įsivaizduoju, aš iki šiol nesuvokiu to, žinau. Matyt, galbūt dėl to, kad tiesiog gyvenu tame, gal dėl to, kad tiesiog taip, bet aš iki šiol taip, nes negaliu įsivaizduoti, kad, taip galima sakyti, kiekvieno laiptinai dainuoja kelias pas tave, žinai, neįsivaizduoju, žinau. Prie kiekvieno laužo, kiekvienam plote. Bet tas yra be galo malonu. Absoliučiai, bent jau, dabar žinoma, jau yra elektroninė muzika, dar kažkas, tai mano kartos. Absoliučiai, bet kas su gitara, kas pradeda brazdinti su gitara, iš karto kelias pas tave yra 100%. Tai yra gražiausia baladė. Tas yra, žinau, fainai, iš tikrųjų. Tu įsivaizduoji, kiek tu prisidėjai prie Lietuvos demografijos? Kiek žmonių dulkinosi, atsiprašau, mylėjosi. Yra taip sakė, vaikus gaminam. Taip, atsiprašau, iš tokį neįsireiškiau negražų, bet... Vaikus gaminam? Bet su meilė, sako. Vaikus gaminam? Negražus? Gal ir gražus, gerai. Prašyčiau, tai nes nepasakėjai. Okay. Taip. Grūdo bybis. Tai čia gražu, vaikus gamina, taip? Taip. Tai yra absoliučiai. Bet man labai keistas, kaip pradėjau sakyti, tai kad labai keistas tas streso kamuolys, kuris turėtų užgriūti ant atsakomybės, ta našta, kuri užgriūna muzikantą, kuris vieną dieną jisai sukuria legendą, kaip kelias pas tave ir ateina kiti metai. Sukurk dar vieną legendą. Ir va čia yra, kiek yra spaudimo, kiek pas jums buvo spaudimo kitam albumui? Daug. Žinok,
Ir ypatingai tai po paskutinės kelionės, nes mes tada pamatėm Rammsteinus pirmą kartą. Mes atvežėm į Lietuvą singlą Rammsteinų. Vieninteliai, pirmieji Lietuvoje atvežėm singlą, atsimenu, į Fortą dar Kaune buvusi, ar ne? Atvežėm ir tiesiog turėjom, nes iš Polygram, nes iš managemento Polygram mes gavom labai daug muzikinių naujienų iš Polygram managemento, kadangi mes buvom labai gerai subendravę ir, žodžiu, mums kiekvieną praktiškai dieną atneždavo tiek CD, naujų CD, kurios ateina perklausyti, ateina grupė, kuri nori pasirašyti kontraktą, pavyzdžiui, su Polygram ar ne Records. Ir ten, pavyzdžiui, tas, kuris turi atestuoti, daleisi mane, kolektyvus, ar ten perklausas daryti, ar ne, pasižiūri, visai šitas tinka, kiti eina į šiukšlyną. Ir šitą kiekvieną mielą dieną po keliasdešimt diskų ar po keliasdešimt pasiūlymų ateina į kompaniją, ne, kiekvieną mielą dieną. Tai įsivaizduok, kiekvieną mielą dieną pilna šiukšlių dėžė tavo kompaktų išmetimų. Nu, taip tiesiog, taip, ir gerų įrašų, nuostabių kolektyvų, nežinomų visai kolektyvų, tai taip yra tokie, ir mes, žinai, prisipumpavom tos tokios naujos, kartos jau, nes antroji pusė 90-ųjų prasidėjo tokia, daugiau elektronikos, ne, rokė, ir prasidėjo tokia, miksas prasidėjo normalu, nes laikas irgi miksavosi, laikas pas laikmetis, ar ne? Žmonių kultūros, viskas miksuojasi, lygiai taip pat ir muzika, tai mes tada išgirdom ir tada išleidom diską Kam albumą, tą Žiaurus, o aš esu tavy, kur... Mano, tarp kitko, pirma, savaime suprantama, Kelias pas tave, bet Aš esu tavy, man yra, tipo, geriausia roko daina. Tai mes turėjom tą influencą irgi, tada po Ko praverkai to albumo irgi po baladžių, dabar sakom, reikia griežto. Davai griežtą tada, tas toks gal per griežtas buvo to laikmečiu. Jūsų tas klipas geras buvo. Tai patys sugalvom, patys ieškojom, žinok, šitągi tokios, norėjom tokio, žinai, niūraus vaizdo. Tokio vadinamai, žinai, šlapė, žinai, kaip būna ypatingai Nine Inch Nails, o nemėgsta, pavyzdžiui, žinai, Nine Inch Nails mėgsta tokius momentus parodyti, ne, kur šlapė, britkų, šlikštų, nejaukų, šalta, ar ne, drebulys, ar ne, tokį... Dėl to, kad apie tai ir daina. Taip. Apie tavo kitą būseną ir kitą savo juodą pusę, viskas, tiesiog apie tai, žinai. Jo, tenais Freudinė. Radom, žinok, tada aš atsimenu Centrolitą, Kaune, gamyklai Centrolitė, jo, žinok, filmavom ten. Ten tu prisipaišęs ten. Kestutis, būgnininkas, nuvarė prie Girstupio, ten surinko šitągi bomžus prigirdėm, privalgydinam, jie ten dalyvavo, jo, tikrai, to natūrė, tai iš tikrųjų. Jūs surinkot bomžų. Jo, Kestutis nuvarė su Chevrolet, mes turėjomės pasipūtė, buvom tada su Chevrolet autobusiuku, kečiausiai čia varinėjom Lietuvoje, žinai. Iš rokerių, žinai, tai viskas kieš atvarė, kokius 4 ir viena moteriškė, žinai, atverėm bomžų, jie ten valgė, gėrė ir filmavosi, žinai, kažkaip žiauru. Po to, o tai tas autobusiukas kaip po to, nes jie nebūna labai kvapnūs žmonės. Ne, viskas okei, žinau, tarp kitko švarus, tvarkingi, viskas gerai. Tai jo, tie, kurie... Gerieji bomžai. Jo, tie, kurie, žinai, negulė, bet stovintis. Sustrikytėm, žinai. Nesusikrovė, tipo. Ne, tik tas, kai dar vienam tą moteriškį, tik biškiai išgėrusi, jau biškiai pradėjo, žinai, lakstyti aplink mus, tada atsimenu per filmavimą, tai, žinai, Hebra, žinai, jau ten filmavo. Jo, Darius Dabkus dar filmavo, žinai. Dabkus, jo. Jo, geras, vadės, geras vyras labai. Tai va, tada ta kompanija vis dar matai, tas LNK buvo laikotarpis ir mes kažkaip čia LNK buvo šalia Kauno, Lapėse. Jo, ir mes dažnai būdavom ten ir tas toksai mum irgi, kaip tik su Aurelijum Silkiniu, ačiū jam, ačiū aplamai visiems, su kuriais esam dirbę, žinai, iš tikrųjų. Lapės iš viso ir buvo unikalus reiškinys, nes tada, kai Litpol Inter susikūrė Lapėse, televizija, čia buvo kelinti metai, 93. Pati pradžia. Ir man teko bendrauti su maestro Arūnu Valinsku ir jisai man šiek tiek pasakojo apie tą tokį gaivališką lapių, kur visi, absoliučiai visi. Ten buvo Hollywoodas. Ten buvo toks Hollywoodas. Ten buvo lietuviškas Hollywoodas, iš tikrųjų, nes važiuodavo, filmaudavosi ten. Nebaudžiamumas ir viskas, kas vykdavo po filmavimu, tai tenais buvo tiesiog kažkoks euforija. Vakarai. Kur dabar, pavyzdžiui, aš ir jo klausiau, ar tai būtų įmanoma šiais laikais. Ir jis sakė, ne. Kai tos kameros visur yra. Dabar ne. Nes tada negalėjau užfiksuoti, tada tik galėjau užfiksuoti tavo akis, ar ne? Nebent specialiai, bet tai vis tiek. Bet tai ką, tada turi neštis tą jau Polaroidą arba tą muilinę, kur... Žinau, bet tai niekam neįdomu būdavo, visi tada, žinai, dalyvaudavo, linksmindavosi tiesiog ir viskas. Visi rūpindavosi savo tusovkę, o ne kitų žmonių patikimų rinkimų. Ne kitų žmonių į nuomonę, žinai. Taip. Dzin.
Buvo, žinai kas, originalumas. Originalumas tada buvo įdomu, žinai, ar tu apsvaigęs originalumas, ar nusišnekantis, žinai, ar tu korektiškas, žinai, bet vis tiek buvo įdomu. Viskas buvo įdomu. 90-ais, kaip sako visi, gerieji 90-ieji, žinai, nuostabieji, žinai, ir viskas. Tiesiog, aš nežinau, paskui, žinai, kai grįžom čia įsisiubam, nes visą laiką visose beveik koncertuose dideliuose headlineriai. Taip. Tai vis tiek tas dalykas kelia man ypatingai pačiam būdavo ir iki dabar, žinai, nejauku, kai, pavyzdžiui, Laisvės alėjai sėdi prie Astrui, pavyzdžiui, prie kavinėje ir geri kavą, žinai, laukia. Ir prieini ir paprašo autografą, tai ir pats visas į raudonį, wow, žinai, iš karto, jo, žinai. Arba, pavyzdžiui, prieina suaugęs, toks korektus žmogus, pavyzdžiui, gražiai apsirengęs džentelmenas, ne, pavyzdžiui, Laisvės alėjoje, žinai, ir sako, galima jums paspausti ranką, žinai, sako, nuostabią muziką groja. Tai aš visą laiką iki dabar susinepatoginu, nežinau, kai tai pasakyti, man taip pasimetu gal labiau negu žmogus, žinai. Jo, bet tas yra iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, yra malonu, žinai, vis tiek. Tai absoliučiai malonu yra. Bet kokia tai pripažinimas, aišku, jeigu tu stengiasi darai nuoširdžiai, tai, nežinau, mes taip sakau, iš tikrųjų visi gyvenom ten svajonę, žinai, visi norėjom groti ir norėjom būti. Ir kažkaip, žinai, dar aš studijuodamas Vilniuje chorvedybą, dar buvo Orkus, mano chebra dar prieš tai vadinosi Orkus. Jo, ir aš atsimenu, jos matydavau, čia Vilniuje grojant, ir jų dainininkas prieš tai buvo, kuris Dreamsuose dainuoja, ne? Ramūnas. Ir aš taip savo draugai iš studijų, sakau, jeigu eidavom į Orkus koncertus, aš vesdavau visą laiką, sakau, blem, va šitą grupę tai aš padainuočiau, sakau, šitoj grupėje padainuočiau, įsivaizduoji. Tais laikais aš svajojau, dar nebuvom nieko pažįstami ir eidom, gal, blem, kaip jie gerai apsirengę, ten kabanai, ten ilgas maugas, visokia grandinė. Žinai, o aš dar daigas, dar savo, žinai, chorvedyboje, čirik, 23 metų, 22 metų bachuriukas, žinai. Ir man tai fainai, ir įsivaizduoju, viešpatis išgirdo mano maldą, žinai. Galvoju, va šitam kolektyvė tai tikrai, sakau, padainuočiau. Va šitam kolektyvė tai tikrai padainuočiau. Aš taip savo draugį iki dabar. O tu pradėjai dainuoti, pas tave buvo iš karto, kad rokas ir... Nes tavo tembras yra labai... Jo. Aš įsivaizduoju, kad su tokiu tembru klasikinio dainavimo nelabai ir patemptų mane. Mane kaip įvardino chorvedyboje, tai lyrinis tenoras. Ai, tu lyrinis, bet aš ne... Nu, galbūt, tiesiog ne. Galbūt, bet vis tiek tas smėlis balse, jisai kaip ir... Natūralus jis yra. Taip, jisai natūralus ir jisai kaip ir, nu, su visa pagarba. Veda į tą pusę, taip. Bet aš įsivaizduoju, lyrinis tenoras, tai yra, nu, va, Deivis yra lyrinis tenoras. Ne, jis baritonas. Jis baritonas? Jo. Deivis? Deivis. O kas yra lyrinis tenoras? Žinok, nežinau, bet šiaip tai nesvarbu, žinok, kaip dabar, tarp kito aš... Jis baritonas? Kažkaip įsivaizduoju, gal dabar smuktelėjo biškai. Ne, žinok, iš tikrųjų, jeigu tu dirbi, balsas niekada nesmuks, jeigu tu dirbi. Aš noriu pasakyti, kad aš ir dabar, žinok, tobulinuosi. Susiradau coachą, video, va, iš pradžių per YouTube, ar ne, paskui pradėjau per mailą savo susirašinėti, ar ne. Joduką coach iš Kalifornijos, normaliai, tam, kad save galėčiau toliau tobulinti, nes dar turiu galimybių, o jų nežinau, kaip jas įgyvendinti, kaip jas įvaldyti, ar ne. Tiesiog balse, turiu balse galimybių daugiau, kurias aš kol kas naudoju, ne, bet galiu dar daugiau panaudoti. Ir aš tą dalyką dar iki šiol, žinok, dar save tobulinu, nes nežinau, tobulumų ribų nėra. Kokia buvo pati, jeigu taip imsime, krūčiausia tusovkė Lietuvoje, kokią esate turėję? Žinok, kad tos visos tusokėsios krūtas būdavo, žinok. Jo. Bet būdavo, tipo, pavyzdžiui, kad specialiai pasiemat ir kažkokį tai pasidarote, Rebel Heartai, ar jūs būdavot tie, kurie dalyvaujate, atvažiuojate į jau paruoštą tūsą, ar jūs būdavo, kad patys susiorganizuodavo? Ne, mes patys, pavyzdžiui, kaip įvyko, kad mes po to susidraugavom su Stasiu, tai mes, grįžę, patapę žvaigždėmis, darėm didelį koncertą Kaune, VDU. Svečių prisikvietėt. Jo, su svečiais. Ja. Būtent tada Ariną kvietėmės, Samą kvietėmės, Povilaitį kvietėmės, kažką dar. Nu, iš tų laikų kas negalėjo būti, neda kokia. Ai, Gyti kvietėmės. Gyti, jo, okay. Taip atsimenu tada į VDU ir tada normaliai ten virš 1300 ar 400 žmonių buvo, žinai, tada, nu, tiesiog. Ir tada kažkaip tai po to laiko mes susikontaktavom su Stasiu, kad galbūt reikia prie mažo namelio išleisti. Tai va tas toksai va fainas momentas ir tas, aš galiu pasakyti, taip smagu. Nes aš kodėl klausiu, tai kad jums kaip ir jau čia dabar reikės kažkada tai daryti? Taip, sekančiais metais mūsų 30 metų. Nes jūs ten, 30 sekančiais metų. Sekančiais metais 30 metų, tai va mes ir galvojame, žinai. Leiste
jubiliejinį albumą. Leisim jau. Nes pas jūs dainų, kaip suprantu, yra prirašyta, dar nepraleistų. Žinau, ir iš tikrųjų galiu pasakyti, jo, yra kiek daug neįleistų, neišleistų ir... Gerų. Ir gerų, žinok. Gerų, kaip visada. Bet kaip atskirti, pavyzdžiui, kuri yra gera daina, o kuri yra... Kuri... Ar būna taip, kad galvoji, kad va šita, va čia tai bus tipo wow ir nepaeina. Arba galvoji, kad bus ne ką ir bum. Blema, žinok, nežinau net kaip pasakyti. Kažkaip, kaip nebūtų keista, bet, va, pavyzdžiui, kad ir tas, va, paskutinis mūsų šitagi šlageris, kaip jisai. Nelipo netgi pačiam Dariui. Įsivaizduoju. Tik sapnai. Tik sapnai. Jo, su video klipu ant stogo, jo, Kaune, ten fanai, iš tikrųjų. Fanai, bet kažkaip, nu, nežinau, gerai, tik sapnai irgi eina gerai. Labai gera daina. Tai mes galvom vis tiek, kad pareis šitą dainą. Taip. Taip, kažkaip, nu, biški padirbo man jos, kad jinai pareitų. Bet after party turėsite daryti? Taip. Po koncerto? Taip. Kur darysite? Nežinau. Reikės šitą dalyką sugalvoti. Gal pasiūlymų kažkokių tai galėtume sulaukti. Jeigu kas nors turite pasiūlymų Rebel Heart'o after party, kitais metais. Informaciniai rėmėjai, nesiaukite. Nesiaukite. Ne, žinoma, reikės, ne, aš skaitau, tai yra ir duoklė, ir tuo pačiu ir mūsų brandos momentas, ar ne? Taip. Ir kaip mes, kadangi kaip 4 kolektyvas esam nepasikeitę nuo 92 metų. Kas yra labai sudėtinga. Jo, yra labai sunku ir sudėtinga ir reta. Labai retas reikalas. Tik tai dar, plus ačiū muzikantam, kurie su mumis yra groję, kaip, pavyzdžiui, Aleksandras ten, Martynas Kuliavas, paskui Algis Barniškis, ar ne? Va, šitie gitaristai, kadangi mes dainius imdavo į turus, mes kai važiuodam, tai mes imdavom po antrą gitaristą. Ne antrą, bet papildomai dar vieną žmogų, nes aš irgi groju gitarą, bet aš, žinai, aš turiu mavytis ir subinytę, mavint prieš mergytę, žinai, kad viskas gražiai seksai būtų, žinai, nes vis tiek turi būti seksai, nes kitaip tai niekai. Žinoma, kad taip, bet čia labai retas atvejis yra, kad išsilaiko grupės. Man, pavyzdžiui, vienas iš puikiausių reikalų buvo, matęs Anvil dokumentinį filmą? Apie ką? Žodžiu, buvo grandiozinis koncertas Tokijuje, kur buvo dabar, kad nesumeluoti, AC/DC, tipo, nu, ir ten atseit Guns N' Roses, ten buvo 5 grupės ir 4 iš jų yra Hall of Fameriai, visiškai visų laikų geriausios, ir buvo 5 Anvil, kurie irgi turėjo savo ten kažkokių tai hitų, kažką tai, bet vienintelė kūrinė išgarsėjo. Ir dokumentinis filmas yra apie tai, kaip jie išlaikė grupę ir dabar jau jie, reiškia, yra vyresnio amžiaus ir vis tiek jie groja ir vis tiek jie tenais bando daryti turus po Europą ir kažką tai. Ir tada, kai išėjo dokumentinis filmas... Ir tada jie išėjo. Bum. Pokštelė, ir dabar jie jau renka, tipo, tenais, tą, ką nusipelnė. Bet 30 metų, kaip tėvė mūsų, į repeticijas ir bandė ir jie nepasidavė ir po 30 metų bum. Tai mums lygiai irgi taip pat bus. O negalvoja, tipo, kad, nu va dabar, pavyzdžiui, pasiryžtum tu pasiimti busiką ir susisodinti savo jaunuolius ir varyti per Europą? Žinok, taip, jeigu dabar tai visas komunikacijos yra, dabar iš karto koncertus gali pasidaryti ir susitarti, jo. Susitarė ir iš karto žinai, kur važiuoji. Reikės šitą dalyką, kad reikės įgyvendinti, aš nežinau. Po ką? Padaryti dar... Ir galite susukti dokumentinį filmą apie tai, kaip jūs keliate. Ir 30 metų jubiliejų susukate dokumentinį filmą apie tai, kaip jūs keliaujate vėl į Portugaliją. 30 metų proga turnai po Europą. Taip? Šiaip iš tikrųjų tai bagažo, tai daug turi muzikinio. Aš tau galiu netgi duoti keletą režisierių, kurie pasirašytų varyti su jumis. O, čia reikės mūsų vadybą tada šnekėti. Idėja? Jo, idėja, super. Viskas. Labai gerai idėja, rimtai. Ne, iš tikrųjų čia galima juokais, bet... Tai čia ne juokais, aš sakau, kad žiauriai cool būtų, jeigu jūs, žinai, per tas... Ir galima anonsuoti 30 metų, žinai, va tas... Jaunystės medžioklės. Tai tu patikėk, kiek Vokietijai, kur pragroja, kiek... O, tai visur, žinau, žmonių būtų. Galėtume atvaryti stopudovai, žinau, ir prie Jėzaus. Jo, tai nežinau, mes tik tai ten personaliai galim nuvaryti, žinau, jo, iš tikrųjų galima tikrai. Va, padarykite turą, aš jums suveiksiu kamerameną. Tarp kitko, mums tada, atsimenu, mes buvom susitarę su laida Viskas, su Asta. Tai Asta mums buvo davus kamerą ir kasetės. Ir mes darydom reportažus
iš Europos ir siūsdavome laidą viskas. O jinai mus... Teisingai buvo Atsimenat, gitas. jo, o Astutė mus tada išpopuliarino irgi. Astutė irgi, ačiū didelis. Taip, beje, jūs dar ir dabar galėtumėt pas ją pasirodyti, jinai dabar Duokim Garą veda. Jo? Taip, tarp kito mačiau, labai gerai viskas. Puikiai moteris, jinai Labai yra. fainai. Man jinai Labai labai liuks. patinka. Labai fainai. Klausyk, aš žinau, kad tu esi kuklus žmogus ir kad labai ten kuklinėsi, bet jeigu ne jūs, aš būčiau turėjęs žymiai mažiau sekso, negu turėjau gyvenime. Nes gitaros pagalba ir kelias pas tave pagalba, aš esu gavęs Mergaičių. Didžiulė pagarba daug, tau. Ne? Tai jūs, Hebra, Rebel Heartai, esate visiškai legendos ir labai ačiū už tai, ką Tai jūs ačiū, darote. labai fainai. Tai yra džiugu. Nežinau. Čia rimto bairį sakai, čia jokie. Aš tau rimtai sakau. Aš žinau, kad keista yra kartais suprasti, ar aš rimtai kalbu ar ne, bet šitas yra visiškai didžiulė tau pagarba. Ir labai ačiū, kad atėjai į mūsų nesiaukite. Tai ir ačiū jums, žinokit, Hebra, ačiū visiems iš tikrųjų. Ačiū tau, ačiū jums, va. Viskas, ko darysim nemato turą. kameros. Prodiuseris, užfiksavot? Darom?